Viskas. Vos nenumirėm. Labas diena visi. Mes patapom latviais per mėnesį. O Goda patobulėjo komedijai pasirodo. Vau, nuostabu. Moteris irgi gali būti juokingos šiais laikais. Net ir kurjeriai gali būti komedija šiais laikais. Gerai. Sveiki visi atvykę. Sveiki visi, labai pasilgom. Jo, aš žiauriai laukiu, kada atvarysiu pafilmuoti vėl. Žiauriai pasilgu šitą podcast'o. Ir tave seniai mačiau. Mes viens kitą pasilgom labai. Nu, nes nieko nebeveikiam. matėmės. Jo. Nieko visiškai nebesustinkam. Jinai važiniai. Aš čia trinuosiu visą laiką. Sunku, Jo. bet ir gerai tą pačiu metu. Jo, nes tada neišsišnekam. Jo, mes Ir tada turim ką neišsišnekam šnekėt. ir turim ką čia šnekėti. Ką nuveikiai per mėnesį? Tai nupirkom siurblį. Bet aš dabar pati jo noriu, nes žiauriai fainas Ta siurblis. Dysoną? Ne, tokį kitokį. Žiauriai keistą interaktioną turėjom tavo centrą su tuo bičiu, kur pardavinėjo tą siurblį. Absoliučiai nepagaunu. Nu, tipo, žinai, nėra sarkazmo įrašyto galvoj. Ir jisai sako, gal reikia pagalbos. Ir mes sakom, ne, mes pasižiūrėsim. Tada jisai atėjo vėl ir mes sakom, gal galit parodyti šitą ir šitą, žinai, tipo, mes jau turim klausimų po kiek laiko. Jūs jau siurblio ekspertai. Mums jau reikia dabar jau Dabar kiek pagalbos. galios, kiek kilovatų Taip, jisai taip, gali taip. prisirpti. Triukšmo Kiek lygis. litrų. Jo. Taip, tada paklausim poros klausimų ir jisai sako, jeigu jūs norite, tipo, jeigu nėra daug kilimų, ar jeigu yra kilimų, tipo, galit šitą, žinai, siurblis, sako, jisai žymiai galingesnis yra, tipo, ir mes pasiėmėm ir ten kaina žiūri panaši, o galingumas žymiai didesnis, ir ten kilimus siurbė ir panašiai, ir ten daug angalių, ir aš pasiėmiau jų, biškai prasirbiau taip tą tesnį variantą, sakau, eina, savo žiauri fainas siurblys, sakau, kur jūs anksčiau buvo, žinai, ir mes pažvengiam su Arniu, tipo, kur jūs anksčiau buvo, ir tas pardavėjas. Tai aš buvau atėjęs anksčiau, jūs sakėt, kad nereik pagalbos jums. Ir mes, tai čia mes, čia duokit tas siurblius, supakuokit. Taip paprikolinot su Erne, bet tas išgirdo? Ne, mes prie jo, tai pasakau, žiauriai geras siurblys, kur jūs anksčiau buvo, žinai, bet taip, tipo, su tokiu. Čia jie nesuprant. Jo, jis nesuprato ir sako, tai aš buvau atėjęs anksčiau, sakėt, kad nereik pagalbos jums. Jie nesuprant. Jiem liūdna yra. Jo, tai va, paskui buvom per naujus. Per naujus, taip, čia buvom per naujus. Man tai normaliai nauji metai. Aš supratau vėl, kad nešvesiu daugiau naujų taip. Nesąmonė naujai yra, aš irgi taip galvoju, aš buvau su panikė, visai smagu. Šileika draugauja su mergina. Tiek pasikeitė per tą mėnesį. Aš turiu paną. Oficialiai mes abu užimti žmonės. Taip, mes dabar nieks neberašykit viskas. Jo, arba kai mes darėm podcastą su Mykolo Alekna ir jisai per pasikalbėjimus su Rolandu. Mes čia su Mykolo Alekna. Nu, per VTP jis buvo atėjęs. Gerai. Ir jisai per pasikalbėjimus su Rolka, jisai sako, tipo, aš neturiu, sako, ar turi paną, jisai sako, ne, neturiu. Sako, tai kaip tave pasiek panom, sako, tai parašykit. Ir dabar jisai atvarė pas mumis į podcastą ir sako, aš sakau, aš iš panos pusės noriu paklausti, tai ar gali dar tau rašyti panas, ar jau nebe, tipo, ar jau užimtas esi? Tai rašyti, tai gali, bet aš užimtas, tipo. Ir mes žiūrėjom, kad, tipo, duombase gali, žinai, susirinkti ir paskui, jeigu nebeliks, tai atrašysiu. Negražiai čia. O per bet užsienietą paną. Per eterį sakė. Nu, negražiai. Bet pana užsienietą. Man neberašykit. Man jokių. Pranešim, kai galėsim. Aš duombazės neberenku viskas. Jo, nu tai va, tai susiradai paną. Jo, susiradau paną, smagu yra ir sunku kartais. Kodėl? Keista. Nu ką žinau, man paskutinį kartą 16 metų buvo. Jo. O dabar aš esu suaugęs vyras 20 metų, daugiausiai jau susenęs visas. Tai visai faina. Nu, toks naujas etapas. Ką veikėt su pana, kur einat į pasimatymus, kaip leidžiat laiką? Blet, ką žinau, kaip tau dabar čia pasakoti, aš nenoriu čia baisiai pasakotis, man nejauku yra, man čia dabar. Ne, tai dabar visi savo įtarimus padarėm, ką veikia jie per dienas. Ne, kad taip. Aš jau dabar jaučiuos kaip... Neremkit manęs prie sienos, na. Jo, neremkit manęs prie sienos. Nu, okei, tai susiradai Ką mes paną? būnam,
išeinam į miestą, dar kažką paveikiam. Jo. Vedėsi deitus jam. Jo. Kad nelabai turim kada, jinai dirba, aš dirbu, tas sunku, Jo. naktį tik susitinki. Eikit nahui gerai. Ne, tai naktį galim susitikti ir eit pasivaikščiot. Vat galim. Galim. Ir galim. Taip. Bet nenorim. Šalta. Norim eiti to lauką vaikščiot. Šalta. Kur mes eisim? Gerai, viskas. Tai gerai, o ką jūs veikia tada? Mes tai nieko, mes dabar, aš grįžtu vėlai vakarę, tai atvarau pas jį. Nu ir ką veikėt pas jį vakarę vėlai, ne? Pabūnat, jo, ne? Jo, bet dažnai tiesiog dabar einu ties taikymu, vos spėjom pagalbės atsigulti ir einu mėgoti. Jo. Neįmanoma man. Bet dabar dar nusipirkom tokį didelį paveikslą drobės ir su skaičiukais, kur reikia tapyti ant skaičiukų. Ai, jo. Tokį. Tai žiauriai geras dalykas, kai visą dieną su žmonėm prabūnė, aš grįžtu, aš nebenoriu klausytis, ką man sako iš vis, aš nenoriu nei pati kalbėti, nei klausyti, aš nebegaliu jau priimti naujos informacijos per ausis. Tai aš tiesiog atsisėdu ir 3 valandas skaičiukus, pizda, kaip gerai. Aš nesuprantu, kodėl mane kabina, tokie dalykai mane puzlė žiauriai kabina ir tie va tokie maži, žinai, skaičiukai. Žiauriai, aš taip atsijungiu. Tu pamiršti, nuramin biški, gerai yra. Nieko negalvoji, tik tai kaip už linijų čia neišeit, kaip gražiau kokį teptuką pasiimti. Jo, kaip toks biški, kai sirgtum kažko ir tik tai biški žiūri, nie apie nieką, na, va. Aš tikrai būsiu tapsi, aš kai nupratėsiu, aš būsiu to, kur, žinai, kur kažką, žinai, šnapžai. Kur ein per miestą, ein per miestą. Jo, su savim tiesiog. Sėdžiant soliuką, va tokia ryža. Jo. Ir tie žmonės tiesiog jaučia, jie net nėra išpratėję, jie tiesiog tiek prisiklausė kitų žmonių, jie nebegali. Jiem tiesiog taip užpisa visi, kad jie su savim geriau. Su savim bus. Čia grinai, aš bus pašaujus, susiblęs. Man tai buvo, aš buvau Romui, kelionį. Papasakok. Buvom su draugeliu, kaip pidarai, biški. Geriam vyną ir valgėm. Kaip išsirinkai draugelį, su kuriuo važiuoti? Nes pas tave jų daug. Ne, aš pradžiai planavom su Kotryna varyti, bet jinai ar negalėjo, mes ten dar nebendravom žiauriai ilgai. Ai, pamenu šitą. Kaip planavom, tai gal irgi biški keista. Jo, tai ir man kambarioks tai pasak, tai davai, jeigu jinai nevaro, aš varau. Nu, davai, varom. Nu ir viskas. Taip įgavus. Tai ten man irgi visą laiką vaikščiam. Ten visą laiką vaikštai. Tai man irgi labai nuramino. Sakiau, dabar visą laiką vaikščiusiu. Jo. Nes tu eini ir irgi va. Žiūri ten. Ten ir paveikslus. Mane paveikslai užpisa iš tikrųjų. Mane užpisa irgi taip. Aš nesuprantu. Aš absoliučiai nesuprantu šitą meną. Man tik tai, jeigu ateini ir būn žiauri didelis pastatas. Jo. O kietai tada. Bet įeini ten skulptūrą. Gerai tos skulptūros. Turėkite. Arba jeigu būn podai padėti ten moliniai. Man, sakiau, nėra žiauri kietai žiūrėti, jeigu pats galėčiau padaryti. Aha. Aš molinį podą jaučiu galėčiau padaryti. Ble, jaučiu sunku yra molinį podą padaryti. Bet biški pasimokyčiau, padaryčiau. Tikrai įmanoma man padaryti podą. Bet gal tas molinis podas ten buvo iš kokio 16 amžiaus. Jo, bet tu vis tiek gali padaryti. Jo. Nu, o aš ten Vatikaną, tai aš net neįsuprantu, kaip įmanoma tokį dalyką pastatyti. Jo. Tai čia jau baisiai kietai ir skulptūros neišskulptuočiau jaučiu gyvenime. Jo, va tai čia visai kietai. Nes mes buvom šitoj plungiai, buvom Oginskio dvare. Bet su paveikslais tai vis tiek nekietai. Nepadaryčiau, bet ne. Jo, tai aš irgi nenupiešiu, bet man visiškai neįdomu žiūrėti yra. Nu, tai paveiksliuks. Moteris tokia atsisto. Nu, gal dėl to, kad... Nes į Luvrą ateini, va, Mona Lisa, pats žymiausias. Moteris tiesiog nupiešta. Nu gerai, nu. Bet gal dėl to, kad mes daug technologijų turim ir patys galim nufotkinti, žinai, perpėti. Mes gal nesuprantam situacijos rimtumo, man atrodo. Jo. No. Nes ten nėra apie paveikslą ar jo sudėtingumą, ten buvo didelis proveržis, man atrodo, meno visoje toje industrijoje ir istorijoje. Ten buvo, jo, mes tiesiog per jauni ir per durni jaučiu. Jo, aš net nenoriu domėtis. Aš irgi ne. Aš tiesiog noriu durnu būti. No.
Aš nenoriu ten nei protas. Man kuo greičiau bus dimensija, to geriau. O nėra taip, kad tipo tie, kur eina ten visokias parodas, jie biškai apsimeta, kad jie žino dalykus. Galbūt. Ar apsimeta, aš nepažįstu kad tokių žmonių. Kurie eitų į sendaikčių kokį turgų, ten surastų kokį nors seną dalyką ir sakytų, eik tu nahui. Bet jo, yra Seneliai žmonių, kur kokiam vertę gal jo. mato tame. Gal jeigu mes žinotumėm daug istorijos ir Jo, gilintumėmės, nusakau, mes per durni tiesiog. Jo. Ne, mes nesam tiesiog, tokie mes protingi. nesidomim istoriją. Jo, Jo. mes domimės, kaip šnekėti apie šiknaskelių valgymus. Taip, nes Ant žymiai prieš įdomiau 200 yra. žmonių. Nežymiai įdomiau. Taip, daug smagiau yra. Daug smagiau yra Jo. šnekėti apie šūdus, negu domėtis. Bet, nu, fainai domėtis, kai patinka kažkas. Bet man va tie paveikslai, kuriuo mes debilai esame. Mes durni, jo. Man tie paveikslai, tai kurio nesąmonė kažkokia. Kurva ten tą meną, nahui, tai kurva, sėdėk ir tapyk, ble, čia reikia rodytis, nahui. Eiti miestus. Kam jūs į tas gatvės vaikštat? Nu, tai nelyskit prie vaikų, ble. Nors prie vaikų, ble, nelyskit. Ne, tai dar leiskit įsivaikint, nahui, tas paveikslas apšė čia bus, o. Tai dar ateik į namus ir pakabink, nahui, man tą paveikslą, kurva. Nei norėjau, nei ką, nahui. Atėjo čia. Jeigu toks ateitų pas mane į namus su tokiu paveikslu, tai aš tikrai supiliu. Vaikus čia mokint, kaip piešti. Ar reikia čia jos dabar mokinti nuo pat mažens? Kaip aš vaikam Nei jis nori, nei ką. Ar jam reikia čia dabar? Kaip aš vaikam Ar jis prašė dabar, kad tu čia jį mokintum piešti? Ne, aš tai nesidomiu, man pohu, jūs domėkitės, jeigu jūs nori. Tu tai kurva, ten nori ir piešti ant savo, ble, Instagram. Monalizas. Nu, Monaliza, tai pizė, kuri. na. Eiktų, na. Mes tokie esame žmonės. Ne, jo, ne, taip jūs domėtis dalykais, bet... Taip, domėkitės, nebūkit kaip mes. Jo, Nebūkit domėkitės. kaip mes. Kas dar pala buvo? Nuo praeitą podcastą iki dabar. Ką dar pavykėm? Tai aš pradėjau važiuoti turą su Vita. Turo, kaip sekas? Man atrodo, pasakau, kad važiuosiu per podcastą. Gerai sekas, iš pradžių toks labai hyped, žinai. Visa mašina Taip, važiuoja, taip, energijos taip. pilna, kaip Wow. fainai išvažiuosim. O dabar, žinai, Vita daug ima ir šiaip, nu, tipo tokių komikų, kurie gal neapšildo tenais dažnai ar dažnai neturi galimybės išvažiuoti. Ir, pavyzdžiui, važiuojam su mašinai ir jie, žinai, excited yra važiuoti. Jo. O mes jau važiuojam jau... 8 miestus. O, mašinai. Biški sunku. Jo, tai bet dar mes išvažiavom tik kiek 8, man atrodo, gal miestus tik buvom išvažiavę, o iš viso yra... Ir čia jau jūs prie dugno esat. Jo. Energijos dugno. O beveik yra 50 Jo. miestų. Tai dabar taip paraleliai eisit su dugnu. Daug. Ir ant galo bus puf. Ir nu ir su paskutiniu. Jo, tada. nu ne, aš stengiuosi galvoti pozityviai, kad žiauri fainai, gera galimybė, žiauri daug Taip, patirties taip, gausiu, taip, stage time. Ir Tai čia labai tas noriu. jo, bet nu tu pavargsti. Tiesiog, Jo. Tiesiog pavargsti važinėti Pavargsti, labai aišku. daug. Tu Jo. mašinui praleisi kokį 10 000 valandų. Jo, Tiesiog bet aš žinau, pavargsti. kad tai bus, žinai, prieš išvarant, aš nusitikiau, kad bus daug kelionių ir kad nes mes išvažiuojam dabar 3 kartus per savaitę į 3 skirtingus miestus. Ir buvo, viena savaitė buvo, kur 2 miestuose darėm po 2 pasirodymus. Ir trečiam darėm vieną. Oi. Tai vat, vakar grįžau iš Kauno, o poryt varom, neatsimenu jau, Kazlų Rūda, man atrodo, bus ir Tauragė gal. Tai visą Lietuvą išnaršysim, žinai, su tais miestais. Tai pavargstam tikrai ir pavargsti, žinai, nuo važiavimo ir nuo žmonių, tipo, kad nuo mašinos Tu pavargsti nuo tos energijos. Jo. Biškinį, ypač dar kai 2 pasirodymai, tu pirmam dar būni excited, biški jaudinės, kažką, užlipi, gaunas, nulipi, dar viens. Dar ir Jo. tu negali atleisti, neatleidži tavęs. Jo, bet labai fainiai, nes daug miestų, kur buvom, prieina žmonės ir man sako, kad va, čia ir tave žiūrim, tipo, buvo parašęs viena pana iš Plungės, kai pasirodėm, kad žiūri patiko pasirodymas, kada naujas negirdėto epizodas. Tai linkėjimai Šiaip jo. plungiškiam.
ačiū, kad žiūrit, sukūrė tik toko kažkas apie mumis. Jo, mes vos Tai neapsiverkėm. abudu graudinamės. Jo. Aš tada Romui buvau irgi man spaudant širdies. Nu, kažkas mūsų Taip editą faina padarė buvo. tik toko, kad šito podcast'o vaibas. Eik tu, na, aš Tik žiūrėjau. dėl šito ir darau. Jo. Viską aš tik dėl šito darau. Man kad šitas kažkas yra jo. editą padarytų. Mėgstamiausias man yra šitas projektas, kokį turim. Nes daug kur varom tikrai, bet man šičia yra visiškai mėgstamiausias, kur tu tiesiog atvarai ir pabendrauji. Pašnekėt, išsipasakoji biški. Ir su žiūrovais, ir vat vienas su kitu. Jo. Man belekai patinka šitas projektas. Ir man atrodo, Parašė 2 laiškus dar kažkas apie vagystės. Tai Jo, paskaitysim. nežinau ar šiandien, bet paskaitysim. galim ir ilgesnį daryti šitą. Nu, Tai tipo, jeigu be pertraukų pažiūrėsim, darysim, kiek truksim. tai galėsim paskaityti, nes dar turime, nu ten paskui papasakosim apie tą. Jo. Jo, bet šiaip žiauriai fainas projektas, šitas man labai patinka, aš buvau žiauriai pasilgus ir kultas va mum padarė galimybę, kad galėtumėm visus filmuot. metus galėsim daryti. Darysim visus metus su kultu. Ačiū Jo. kultui labai. Gerkit kultą visi. Tai va, Aš dabar esu net sistemą atradęs, kai ateinu vesti open mic'ą, aš iššaunu vieną kultą, jodą, va šitą būtinai, Aha. ir man pramuš biški ant jo, ir aš jėgų. Bet man kartais, jeigu aš prieš pat pasirodymą išgeriu, man būna, kad man ant nerimo biški šoka. Jo, šits yra. Ir tada man labai rankos dreba ant Ne, scenos. man tiek nebraisi, nepramuš, bet man biški tokį... Šarp toks, jo. Aš toks geriau tada biški jaučiuos. Jo, labai aš irgi gyvenu ant kulto šiaip Aš dabar ir turiu. dabar kultą šaunu. Tai labai pasilgom jūsų, labai fainai, Taip. kad žiūrit. Mačiau šiaip, kad kyla ir prieš tai buvusių podcastų peržiūros per šitą mėnesį, kol nedarėm. Pasiilgė visi Nes tipo. visi žiūrėjo antrą kartą. pasiilgė. Antrą kartą greičiausiai Sau, žiūrėjo. žiauri smagu. Tai insane yra, kad žiūrit. Šiaip aš Dalykai vis dar smagu. nesuprantu, kodėl man neišneša smegenis, nes kitose projektuose, pavyzdžiui, darai ir tu žiauriai daug įdedi ten pastangų, tipo rašais ir panašiai. Mes čia ateinam tiesiog pabazarinti ir žiauriai gerai eina. Nu, tipo, Ir jum patinka žmonėm žiauriai. Jo, ir dabar va ant šitos apkutės galvom, kad kartu atsisėsim ant tos senos, nes prieš tai nesimatė veidų. Nu jo, ir paskui gausim, turėtumėm, nenoriu sakyti, kad Jo. prižadam, bet turėtų būti sofa nauja. Jo. Tai padarysim, biški kitaip bus gražiau. Ir busim pirmas ir podcastas, būsim- kur ant sofos jaukiai Taip, darysim. jaukiai podcastą. darysim ant sofos. Prisidėsim dekučių pagalvėlių Jo, ir bus crazy. Nu, bandysim čia goda svečių. taip, na. crazy. Aš Pagalvėlės. normaliai sėdėsiu, va taip, va. Va taip sėdėsiu, va. Tu manęs gali Tu tas čia pagalvėlės purva, į tu savo taip pusę nori dėti. tai pasim. Nu, Viskas. viskas baigiam. Jo. Viskas ša. Kas dar norėjo kažką dar sakyti? Ne, kad vat su Vita važiuojam, su Vita. pas mane dar prisidėjo, VTP prasidėjo naujas sezonas, ne sezonas, po to sugrįžom tiesiog švenčių. Tai vat VTP vėl prasidėjo. Ir ką ir dirbu vieną kartą per savaitę, dabar pas mane yra pirmadienis VTP, antradienis turas, trečiadienis negirdėti, ketvirtadienis barbershop'e kerpu, penktadienis turas, šeštadienis turas ir turi sekmadienį vieną. Tai va, klausi, ką su Arniu veikiam, tai va, na, nieko, žinai. Nu, sekmadieniais bandom išbūti. Daug reikalų. Jo, bet nu dabar toks laikas yra. Dabar aš ahuienai jaučiuosi tiek užsiemus, man labai patinka būti taip užsiemus. Ne, aš tai dabar kaip tik pailsėjau biški. Nes man baigėsi egzai, biški nukrito nuo širdies akmuo. Jo. Tai va, pakeliavau. O palauk, to dabar jau Pagėriau. prasidėjo naujas kursas. Ar... Ne, nuo vasario. Ai, kursas nuo vasario keičiasi? Čia semestras bus. Ai, okei. Bus. Tai dabar tau iki vasario visiškai. Jo, iki bimbamu, vasario ne? čil. Tai apie 3 savaitės turiu. Tai va, dabar pasilsėjau. Šiandien podcastą, rytoj vedu renginį, poryt vedu renginį. Tada savaitgalis. Irgi dahuja. Nu, tai čia visą laiką. Aš dabar esu renginių vedėjas. Renginių vedėjas. Justinas Jankevičius. Jaunas Justinas. Jaunas Justinas Jankevičius. Bet reikia rašyti dalykus, filmuoti reelsus. Jo. Reikia reelsų, man reikia pasivyti ant followerių, aš nespėju, blėt, man neįmanoma, na. Man neįmanoma pasivyti yra. Jo, pasiekiau 10 000 sekėjų per naujus metus. Sveikinam Godą, pasiekė nuo 10 000. Ir grinai gruodžio 1, man atrodo, kad buvo 10 kažkas tokio. Labai fainai, labai patinka. Aš 3. Nu, bet tu irgi pasikėlė šiaip. Šiaip labai daug, aš nekėjau susimūkų su Kristoforu, tai jiems sakė, kad 2K perlipti reikėjo labai ilgai, 2 metus gal ten jie liko. Eina savo. Nu, tipo, sunkiai. Bet aš ir pagalbos daugiau turiu. Aš ir čia renginiai, žinai, Jo. ten. Reelsai, tai čia vėl kitaip biški daugiau man. Daugiau galimybių yra. Jie Jo. jau pastatę buvo.
kad aš galėčiau ateiti ir tokį šansą turėti. Ne, bet čia yra ir tavo įdirbis. Taip, yra jeigu ir ne mano. tavo įdirbis, ne tavo charizma, ne tavo talentas, tavęs nieks čia nebūtų Bet net pakvietę visų niekada pirma. negali sakyti, kad viskas čia tik tavo yra. Ne, nėra tik Yra ir tavo, bet sėkmės reikia savo biškį. prisimti. Taip, biški reikia, bet yra ir sėkmės. Laurų. Jo. Dažniausiai šiaip yra sėkmės dalykas. Nu, Dažniau. jo. Bet ir, nu, jeigu... Yra tava, tu turi turėti, Jo. bet kartais biški pasisek. Turi biški pasisekti. Turi pasisekti, jo. Bet turi sėkmiai leisti ateiti. Jin pati ateina. Tu tik darai ir jinai ateina kažkada. Turi priimti save. Turi vibraciją. Turi padaryti vibraciją, jo. Turi miškį, biškį pašokį. Su mediniam Jo, gyvatėm. pašokį, be alkoholio, kaip vyksta šokį dieną. Nu, Ir tada čia įpisi tokius antenas, jo. va čia ir tenai kažką, kaip gyvatė. Pakeiti odą ir sėkmė ateintas. Tai. Aš dar žiūrėjau vieną jų video, kur jinai su medinė gyvatė ir aš nesupratau, ar garsas uždėtas yra, ar ten vėl užkadrinis balsas. Ir aš galvoju, kaip turi atrodyti, tu filmuoji savo draugę, kuri miškė su gyvatė šoka. Ir tu... Žinai, kur yra tas farų videks gyvatė. Jo. Tai čia labai šalia yra, labai šalia. Čia Jo. kaip politinės ideologijos yra, kur jeigu labai liberalai ir labai konservatyvus, jie labai šalia gaunas. Jau Jo. kuo tu toliau eini, tol tu labiau vis artėjai, čia tas pats yra. Kuo tu labiau spiritual esi, to tu labiau artėjai farų gyvatės. Jo. To tu labiau prie Ir nesąmonės. farų artėjai. gyvatė yra, ta prasme, nu, alkoholikė moteris, Taip, aiškiai ten visiškai turinti išprotėjus. problemų, išprotėjus. Aiškiai turinti problemą. O į kitoj pusėje yra žmogus absoliučiai neturintis problemų. Be jokių žalingų Greičiausiai įpročių. gimė sveiks žmogus, turbūt, keliavo, pamatė pasaulį ir nusprendė, kad reikia būti už kadrinių balsų. Būtų pa mane paima iš kadrinį. Vibracijos geresnės bus. Podcast'o vibracijos. Išvalau kambarį nuo piktų energijų. Jo, jūs nežinot, blėt, kokiam nesąmonė mūsų žvaigždūnai užsiima šiais laikais. Jūs galvojat, jiem nereik dvasių pravalyti, biški, blėt. Jiem irgi sunkiai gyvena. Jiem irgi blogai. Jiem būna. irgi reikia. Irgi blogos energijos kambarį reikia pravalyti. Negalvokit, kad ten goda, blėt, dėl kažkokių komedijinių yra. Jo, aš valau Ten. energiją tiesiog. Ei, blėt. Dar per tą laiką buvau žinių radijui pas dvi panas, kurios žiauriai fainai buvo nueiti pas panas, kurios jos iš vis dirbo ofise ir dviese gyvena, abi išsiskyrė vienu metu su bičiais ir aš nežinau, ar galiu šitą pasakoti, jūs jaučiu, kad... Nu, man atrodo, čia nieko Nuskam, tokio. kad susitarė. O davai, išsiskiriam ir pradedam podcast'ą. Ir jos pradėjo gyventi kartu. Ir tada jos Lesbietės. prigėrė vyno kažkurį vakarą, nu, nežinau iš Ai, tikrųjų, okay. bet prigėrė vyno kažkurį vakarą ir sako, o davai į radiją varom, o davai. Ir jos tiesiog nuvarė į žinių Mum radiją. jų nereik. Na, Mes mum tie ir be bernai. jų esam. Nu, žmonės. pažiūrėk, palauk, Agne, pažiūrėk į mane. Pažiūrėk, tu esi graži moteris. Mesgi fainus. Tu graži moteris. Visi norės tas klausytis. Tavo charizma, veidas. Tai va, taip susitarė ir nuvarė į žinių radiją. Ir Čia tikra istorija, taip? Taip, ir jos žinių radijai gavo laidą. Ai, Jos čia tikra istorija? Jos patikė Ai. savo projektą, kad darys, žodžiu, laidą apie stereotipų laužymą ir kvies visokius svečius, kurie laužo stereotipus. Tai mane pakvietė, kad tipo aš pana Barberį ir komedijai. Ir pašnekėt, žinai. Ir buvo žiauriai smagu bendrauti su žmonėm, va tokiam kaip interve, kurios dar tokios labai nesugadintos šitos industrijos. Show biznio. Show biznio. Kaip Vanila pasakytų. Show biznis mažytė. Jo, bet tokios labai nesugadintos, žinai, ir dar, nu ne tai, kad tos pramogų industrijos, bet to, vat, kalbinimo, žinai, jom nenusibodęs tas projektas ir jos manęs klausinėja ir aš matau, kad jos taip klausos, jom taip yra įdomu, nes su manim tik tai antrą laidą filmavo. Ir aš įsivaizduoju, kad bus kokia 8, 10, 20 laida, nu jau neįdomu yra taip klausytis, nes galiausiai kartojasi, žinai, vis tiek, ką sako. Tai man žiauriai fainai buvo pabūt dalim kažkokio labai naujo projekto, kur daro iš viso panos prigerusios vyno sugalvojusios. Tai va labai geras pavyzdys buvo, kaip tu gali tiesiog
sugalvot ir ateis su savo idėją, papičinti idėją ir tai priima, žinai. Tai šiais vasario mėnesį čia žinių radijui, nežinau, ten mažai peržiūrų, man atrodo. Oi, pastumkim dar ant laidų. Ne, tipo, kad, greičiausiai, kad nepamatysit, bet jeigu užmatysit žinių radijui, tai pažiūrėk, labai fainas intervas buvo. Blejos, kokia buvo, mažai peržiūrų. Praeitas svečias buvo. Ai, kažkokia tai moteris, kuri šoka ne burles, kad ten tuos seksi žiauriai šokius, kur tenais palikais papais. Jo, o kaip galvoji, kvies paprastus baltaodžius vyrus, heteroseksualius, ar jie turės kažką papasakoti? Taip, įkvietė. Ar jie sulaužys kokį nors stereotipą? Kvietė kažkaip bičą, kuris yra, man atrodo, reperis ir baigęs lietuvių filologiją. Pijus opera? Jo. Okay. Jo, Pijus opera. Nežinau, šito šis nežinau dabar, galiu sakyti. Bet, tai nieko aš nepasakiau, nes galvoju įkviesti, tai nežinau, ar pakėtė. Bet, nes jisai baigęs lietuvių filologiją, pasirodo, ir yra reperis, tai irgi kažkas. Bet čia labai susiję yra. Bet šiaip jo. Su žodžiais pabaigai dalyką ir dabar sakai žodžius. Mes debilai. Tu tai lietuvių filologiją ten, kur žodžiai yra, ne? Tad su žodžiais kažkas. Su kalba, bet... Lietuvių filologija, mokslas su žodžiais. Taip, gerai, čia yra mokslas žodžiai. Apie kalbą, bet žodžiai. Ir paskui kalbi. Yra raidės, ane? Ir tu emi raidę, dedi raidę, kelias raidės, gauni žodį, o pada edami žodį, kitą žodį ir sakinys tada. O jeigu daug sakinių, gaunas istorija. Su ta pačia galūnė, jeigu baigės, tai rimuojasi. Oi, blėt. Mes idiotai. Tai nori rašyti to savo eilėraštį. Nokus tos vaikus tai eilėraštį mokot, blėt, nei jo prašė, nei ką. Tai dar išmokykit, kaip tenais daryti dalykus. Tai iš viso dar, blėt, podus, iš visokius siūti išmokink iš viso. Tai bobam čia yra. Nahui jam čia siūti. Mano vaikui, blėt, siūti. Kurva sūnus, nahui, normaliai. Sportuot, blėt. Salės, svarmenis dar. Eik tu, nahui. Tai ten bėgt, kaši, blėt, mes siūt, nahui. A jūs kurva, tos auklėtojos debilės, nahui dabar. A jūs vapšė tundros, nahui. Vapšė jam, nahui, reikės, blėt, tai susiras, boba kurva padarys. Atsiprašau. Čia, kur tėvas eina rašyti pareiškimą, kad nekeisiu technologijų grupės iš medžio, žinai, į tuos, kur maistą gamint. Ką, nebebus, blėt, medienos? Tai kaip jis, kurva? Tai kaip duris padarys, kaip stalą, kaip jam reiks, kaip jis mokės? Aš asmeniškai daleiskim, kaip žmogus stalius buvau 20 metų, čia labai svarbu yra, labai svarbu yra. Kaip aš namą pastačiau, kaip galvoji? Ką jam reiks dabar daryti? Siūt, aš išsivinėjau tą namą, nahui. Eik tu, blėt, čia, nahui, tas išsirinka, kurva, tas Seima, nahui. Gerai, viskas. Seimas kaltas galiausiai vis tiek. Bet šiaip paprieštarausiu, aš kai ėjau į šūlę, tai pavyzdžiui, mum neleido į mitybą. Neleido? Tik mergaitėm. Oi, pas mane tai keitėsi grupės. Tai va, tai aš galiu šitą paprieštarauju, kad visą laiką pisau fanierą pjausit. Aš irgi norėjau su muštiniu patepti. Žiūriu, išpizdo tą fanierą pjausit, ant stosių rapiliuklį. Pas mane mokytas be piršto buvo. Bet man atrodo pas visus buvo be piršto. Čia klasika yra. Čia klasika. Ten jaučiu darbo pokalbį, kai ateina, turi parodyti, kad pirštą neturi. Arba kur turi žiauriai mažą nagą, nes pusė nupjauta. Jo. Va tokie klasika irgi yra. Man prieitais metais nukrito nagas nuo mažo piršto. Kojos. Trenkėjai į kampą. Aš labai ilgai vaikščiau, kai fulę lankiau, man nebūdavo didelių tų nagų. Nes užlipdavo ant didelę nagą, ten prisikūp kraują ir jis nukrint. Tai aš be nago 2 metus tiesiog vaikščiau. Eksnak. Bet daug patogiau, nes nereikia kirpti, nesiremi batus tada. Žymiai patogiau. Žymiai paprasčiau be nago būti. Šiaip jo, nahui nagai reikalingi. Ant pirštų gal jo, nes jeigu nebūtų naga, jaučiu nelabai, būtų toks minkštas galiuks. Toks tiesiog būtų apvalus, toks nesąmonė. Tai čia nagas biškai padėjo. Ai, būtų storas labai. O ant pirštų jaučiu pohai tie nagai. Jaučiu tikrai pohai, jo. Ant pirštų galėtų ir nebūtų.
Tai va, jeigu nori tokį išsineškit į šitą podcastą. Jo. Kad ant kojų pirštų nereik nagų. Mes, manau, rodėm savo. Ir žmonės pasižiūri šitą podcastą, sako, jo, aš žiūrėsiu šitą. Čia mano mėgstamiausias podcastas yra. Aš šitą dedu virš VTP, netgi. Jo, virš VTP. Vieninteliai, kur galim dar žiūrėti podcastą. Čia vieninteliai. Top 5, kuriuos dar galiu žiūrėti. Vėl tie patys, negirdėti ir proto pemzu. Aukščiau už proto pemzu. Ai, mes esam antiek debilai, kad net pramušam protingus žmonės. Mes gal esam tie, kur antiek blogai, kad net gerai yra. Jo, kurių net patinka žiūrėti. Nu tie durniukai. Visai, man kaip patinka pažiūrėti. Blet, o gal žmonės mumis žiūri, kad protingesnį pasijausti, žinai, kur mes žiūrim tik toko laivus, nes ten debilai ir protingesnį pasijaučiam. Tai gal mumis irgi žmonės žiūri, kad protingesnis. Dabar pradės daryti tik tokius su durna muzikėlė. Tai, ir mes. Ir mes šitie debilai ir tas daugiau ženklus. Myliu šitos debilus. Kol myliu. Kokie jie durni, kaip cute. Aš gerai. Kaip cute, kad jie nieko nesupranta apie pasaulį. Oi, fainuoliai, man patinka pasižiūrėti. Tokie naivoliai jie du. Nu, parašykit, jeigu jūs žiūrit, mes nesupyksim. Tik įsižeisim. Jo, tik nebebus daugiau. Bet parašykit, jeigu žiūrit ir galvojat, nu, kokie debilai, kad net fainiai pažiūrėti yra ir pasityčioti. Jo. Ant kiek aš geresnis negu jie yra. Nu. Kaip man patinka jos žiūrėti. Aš tik to, kad dėl to žiūriu. Jo, nes ten daug debilų yra. Vos neužbainina gi amerikonų. Jo, vieną parą buvo dingi. 18 valandų ar kiek tenais. Jau kiti mačiau periminėje, kur amerikiečiai tipo bandė perimti greitai, ką jie darydavo, kad susirinktų auditoriją. Aš nebespėjau. Aš tik investuokit į Trump coiną dabar. Kriptovaliutos. Investuokit į Trump coiną. Ne, greičiausiai bus pizda, nedarykit taip. Ne, mūsų tai tikrai mažiausiai klausykit apie tokius dalykus. Mums reikia pradėti dėti šiaip tą disclaimerį pradžioj, kur visi dedas, mes vieninteliai nesidedam, kad N18 ir panašiai. Mums tikrai kokią super mamytę paduos teismą, kad apie šiknaskelę šnekam. Laižykit šiknaskelės. Taip, čia super yra. Super pramoga, sakyčiau. Į top 3 įeitų. Pas mane. Jo. Mylėtis, stand-upint ir valgyti šikną. 3 tokie yra pas mane. Kur pas tai 2 iš 3 seksas yra. Ne, man valgyti šikną neseksas yra. Ai. Čia tiesiog. Tiesiog. Jo. Tu be jokios emocijos, kaip valgyti tiesiog. Jo. Kur aš tokį. To pusryčiai. Alio. Gali šikną dar? Biški daug pavalgyti. Žinai, kas taip darė? Ar žinai, kas taip darė? Nu. Tie, kur foto būdeliai buvo. O, taip. Mes jau aptarėm šitą. Bet aš šiandien esu 100% įsitikinus, kad yra pajungta PR komanda. Seniai, belė kaip. Pačilpė Bibi gavo 2 štukų followerių, važiavo slidinė dabar. Aš pasižiūriu vis. Jo, aš manau, kad čia, man tai grinai atrodo, kad čia buvo jau PR komanda pasamdyta, ką daryti. Aš nežinau, ar ta fotkė buvo specialiai ar netyčia, bet viskas, kas dabar vyksta, 100% čia yra tiesiog PR'as, kur dabar, matai, kėlė bičas, dabar bičas turi jos 300 tam followerių ir jisai kėlė dabar postą ilgiausią, bet nieko nepasako, tipo, mes nusprendėme nebetylėti ir atskleisti žurnalistam, tipo, kažką, bet ne jokios nuorodos. Bet dabar toj bus nepatogus klausimai. Ir palauk dar, tada ta pana įsimeta to bičą, tipo, persipastina, kad jam kiltų followeriai, logiška. Kodėl jinai tada visko nesako, žinai, visos info, o jisai dabar prisimė, kad dar pakelkim ir tą akauntą. Bet o jie gaus, kažin, kažkokią monetizaciją. Manau, kad jo. Manau, kad jo. Nu, gerai, fantazijos gali paspaužinti. Jie šaibų šiaip turi, kiek supratau, iš šios ten highlightų, tikrai gražus namai. Jinai ten grinai influencerės gyvenimą gyvena, ten jau daug metų, jinai eina į šitą, blėt, kur visi eina influencerės, pilatesas, keramika, pasportuot, blakstienas ant akiukai, nu karočiui. Nežinau, jinai ten klausė, ar mane čia darbą, ar ne, aš nežinau, kur jinai dirba, bet man atrodo, kažkas su grožiu ten yra. Bet karočiui, pinigų jie tikrai turi.
gražus namai, tai manau tikrai gaus kažkokios monetizacijos. Ir manau, kad net ne dėl šaibų jie daro, tiesiog nori. Tiesiog dėmesio reikia. Blet, va čia tai keista yra. Tai jo, keista. Tiesiog nu, bet, žinai, pagavo tą bangą tipo ir galvoja, o kodėl neišnaudotos. Jo, jaučiu, čia nebuvo PR teamą, netyčia norėjo pasismaginti, pačiulpė Bibi ir tada, nu tai judam dabar su šito. Jo. Du, aš paverksiu greitai. Bet aš tai auninčiau šitą visiškai. Tai taip, čia turėtum pasijungti kamerą, net neverk nieką. Jo, man patink viešoje vietoje pačiu. Savo vyrui pačiu Bibi. Jo. Ar aš blogėti dabar? Nuteiskit mane dabar. Kalkit prie kryžius, na. Kalkit prie kryžius. Man patink valgyti šikną, kalkit prie kryžius. Jo, aš eičiau per tokį, jeigu mano tokios fotkės išlystų, aš jau auninčiau. Aš būčiau pana, kuri čiulpė Bibi būdelį, aš pradėčiau reelsus daryti, skečus visokius iš šitų, pasileičiau savo foto būdelių brandą jaučiu ir važiuočiau su šitų tiesiog, nes nu niekaip kitaip. Bet man keista, man keista jos pozicija gal yra, kad dabar auka yra, tipo, jie aukos dabar. Jo, nu, tu nesi auka, jeigu... Nu... Aš tai irgi nekaltinu to žmogaus, kuris paviešina tą fotkę. Ne, aš irgi ne. Nu kaip tu ateini, čiulpybi, bardakė, nu ir tipo pasiliksiu savo dabar, nesvaig. O, čia asmeniški dalykai, aš šitą pasiliksiu savo. Nesvaig, blėt, nu nesąmonė. Jo. Draugelėm į čatą, tikrai. Jo. O tada jau iš čato, nežinau, ar tu pats, ar ten kiti jau kažkur bus ta fotkė. Jo, tai man atrodo, čia ahuiena yra, nieko čia blogo nėra, visos čiulpė. Aš irgi nematau, kad čia blogai Bibi pačiulp, čia jūs netei. Kažin, jei sakė kažką, tu čia žertva, kekšė, na. Jaučiu, kad jo, nes buvo ir komentarų tokių, kad tipo, o, čia čiulpiai, žinai, taip toliau. Man tiesiog gal tas, kad čia turi kažkas prisimti atsakomybę už tą, nu seni. Čia toks, žinai, kur, tipo, aš nenoriu prisimti, prašau, prisimkit kažkas dabar atsakomybę, šitą aš nenoriu. Nes čia net nėra taip blogai. Čia nėra blogai, čia to, bet čia yra viskas. Čia kur jeigu aš, pavyzdžiui, nusifotkinčiau nogs ir išlygintų mano Bibę fotkę. Nu, jokinga būtų. Nu, tipo, nu ką dabar? Nu. Aš tai įsivaizduoju, kad iš mane žiauriai prikolintų. Baisiai visi prikolintų. Bet panai, matai, panai jaučiu biškai kitaip yra. Aš Bibi, jeigu pakankamai pripiščiau, aš jaučiu tiesiog, va taip galėčiau netyčia parodyti. Jo. O panus nedaro taip, nerodo papų šiaip. O, ir buvo foto būdeliai dar panas, kuris flešina savo papus ir visiškai nublanko. Nu, prieš Bibi čiulpimą. Ir ten tuo pačiu metu paviešintas. Čia dėlioja hierarchiją jo. Jo, hierarchija. Hierarchija. Būdelės hierarchija. Tai būdelių hierarchijos prasidėjo. Vyram, pavyzdžiui, šikną rodyti. Emilis Jokūbas. Visą laiką šikną rodo. Ir nieko čia blogai. Jeigu aš taip daryčiau. Nu tai va būtent. Sakyk, nesveika. Jo, bet šiaip nieko blogo, jo, tikrai, mes, vat, kaip ir VTP sakė Katleris, taip reikėjo nusifotkinti, va, tokią fotkelę dviese, jo, mes taip gyvenam. Jo, tai, nu, tipo, keista man strategija dabar, bet gerai, pasikels, pasidarys reklamą, o jau jeigu jie taps žymus, gaus monetizaciją, tai čia bus tik tai mūsų ir tik mūsų dabar jau čia nuopelnas, ne jų, kad kažką būdeliai darė, bet tik tai mūsų, kurie seka, žinai, šitą istoriją ir kurie kalba apie tai. Jo, mes aiškiai neinam pagal tą, kad don't make stupid people famous, nes mes patys debilai esam. Nu, bet tipo, čia ar išvengsi jau viskas. Nu. Pohai, tegul. Man tai negaila. Tegul gauna, tegul užsidirba, gaus monetizacijos. Tiesiog, kai tu iš tokio dalyko tampi famous, tu visą gyvenimą būsi žinoms kaip, tu to kur tilpimbi. Yra tas. Net jo, nes, pavyzdžiui, mes nuvarėm, atsimeni, draugams Dūmų fabrikę, kai buvom, ir ten labai daug žmonių kažkaip priėjo prie mūsų ir visai geras podcastas, arba, ten... komiks. Jo, ten gera komedija, mačiau jo. O prie jos prieitų jaučiu, tu Bibi čiulpiai, būdeliai. Va šitas jo, gal nėra. Tai va čia ne pats fainiausias. Esmė, kad dar to pana žiauriai panašiai Evgenija Redko. Jo. Žiauriai panašiai. Nes man išmetė Evgenijos Redko dabar šito turą, jinai darys areninę, išmetė jos ten kažkokį vizualą, nugrinai tą pana kur būdelį. Šiaip jeigu Evgenija dabar pasimtų foto būdelį, būtų čia jokinga iš jos pusės. Jokinga, nes žiūri panašiai, aš adresinčiau jos vietoj. Taip, čia būtų. Bent jau story, kad įsikeltų, paprikolinti į turą, gal turit kas foto būdelės nuomojat, jokinga būtų. Žiūrėk, o jeigu tokia sąmokslo teorija, kad ten yra Evgenija Redko.
Jeigu ten yra generit ko ir jinai tiesiog susirado panašią paną į save ir sako, prašau, prisimk šitą. Aš žiauriai noriu pačiu Bibi bardakę, gali dėl manęs šitą padaryti. Čia mano svajonė buvo. Ir dar jos bičiui. Jo. Aš noriu tavo vyrui pačiu Bibi bardakę. Prašau, nakui maldauju. Bet tu prisimk šitą, aš dabar negaliu, nes man koncertai yra nieks nepirk. Po Renų gerai pasakysim, bet dabar biškinė. Jo. Eik, tu nakui žiūrėk, kiek čia yra. Man fainai, kad yra tokių porų, kurios laisvai gyvena ir man zaibys, kad yra tokių panų ir tokių bičių ir nesiparina. Nu, aiškiai dabar matos, kad parinas vis dėlto. Biški parinos, greičiausiai, jeigu verki. Bet, nu, aš tai manau, jeigu jau tu darai tokį dalyką, čiulpi bardako šitoj fotobudeliai už tų užuolaidėlių, kur bet kas gali atitraukti, nu tu turi jau priimti, kad gali būti, kad žinai išeis ir kad nufotkins kažkas, galėjo nebūtinai tos fotkės būt, galėjo atidaryti budelę ir nufotkinti, nu tipo, čia žiauriai daug kelių buvo, kaip išeiti šitam, tai čia jau turi prisimti, owning tada jau. Bet man įdomu, kaip ten vyka šitą situaciją, kur jinai taip ir jisai... Jo, ir paskutinė nuotrauka, kur jinai jau siekia, žinai, kuris jau atitraukinėja klyną. Žiūrėk, bairį dabar. Įdomu, kieno idėja buvo, kas pasiūlė šitą. Nu, kiek iš fotkių mačiau, kai dėliota buvo, tai lyg ir jinai fotkinas, jie abudu, tada jis pradeda stotis, segas kelnes ir trauk Bibi. O jie turbūt mėgst gerai pasidulkinti, kas yra čia šiaip gerbtina. Ir pagarba. Ir jinai tiesiog, mes einam su šito dabar. Jo. Ne, fainas experiences ir būna tokių žmonių, šiaip turi šitą kinką, tipo, kad tą baimę, kad pagaus kažkas. Jo. Čia kietai yra. Ir čia labai dažnas yra šiaip kinkas. Tai viskas sakys to. Tiesiog komunikit, kad gali būti. Norit tai dviese, tai kur norit piskitis. Jo, gali tai penkiese šiaip, koks skirtumas. Jeigu tik tau gerai, tu tik daryk. Važiuokit, darykit. Tu daryk ten, kur norit, belė ką. Ir šiaip čia visai geras, kad paskui tokie dalykai jau nebeeis. Ta prasme, niekam neberūpėjo, žinai. Ir mes visai vakarėjom, aš galiu pasakyti. Nes jau dabar dauguma nuomonių yra, kad go girl, ble, daryk šitus dalykus, žinai. Kur anksčiau būtų pasmerkę visiškai. Nu, tipo, nu, o ką dabar? Nu. Kas čia to Bibė nematė? Kas nečilpės, man pasakyti. Dabar, kuri nečilpus, nu, baikit jau. Meskit į mane akmenį. Nu, baikit jau, nu. Jo, nebe tie laikai, žinai, 21 amžius, ką jau. Nu. Ką jau pačiup nebegalim būdėti. Neik, OnlyFans dabar, dabar jie mačiau užsakinėjo, ar jie užsakinėjo straipsnis, ar jiem, tipo, skambino, bet, žodžiu, vienu metu išėjo Delfi, El Rytas, dar ten, man atrodo, 5 portalai. Tai visi dabar ant bangos raidin. Jo, tai visiems davė intervus, visi pasiėmė. Ir kad paskaitytum pilną intervą, reikia sumokėti 1 eurą prenumeratos mokestį, tai paskaičiau žodžiu pirmą pastraipą. Man atrodo, mes jau žinom pakankamai, kiek mums reikia. Jeigu reikia, prisigalvosim interpretacijų, kad įdomu būtų. Sumastysim. Ten kaip iš tikrųjų buvo, tai mums pohui yra. Jo, nesvarbu iš tikrųjų. Ir šiaip, man atrodo, jau nuvažinėjo šitas, tai jo, dar porą dienų ir čia jau bus pohui visiems. Tai va, ir mes turime dar, šiaip dėl ko mes čia susirinkom, mes norėjom padaryti, kadangi pirmas epizodas šiais metais, mes norim padaryti praeitų metų recapą ir parodyti jums, kokie buvo mūsų praeitų metai ir papasakoti. Jo. Kaip atrodė. Tai galėsim pradėti, ne? Bet gal pasidarom pertraukėlę greitai? Jo. Ir tada. Davai, pasidarom pertraukėlę ir grįžime su recapu. Gerai, toj grįžtam per sekundę. Sveiki sugrįžę po trumpos pertraukėlės. Labas. Mums pertraukėlė nebuvo tokia trumpa, nes mes kiek minučių tiesiog ventinom. Kiek minučių buvo? Nežinau. 20 gal. Nu gal 20. Kažkas apie 20, man atrodo, buvo. Jo, bet... Bet daugok. Biški reikia išsišnekėti. Jo, ilgai nesimatėm šiaip labai tai... Norėjos pašnekėti visokius dalykus, ko negalim į kamerą šnekėti. Ko negali kamerą šnekėti, mes biškai apsišnekam, kad ramiau būtų paskui. Jo. Mes išsinulinam. Jo, nusinulinam. Dabar zaibys, tai pro man širdie šiaip visai. Oi, daug ramiau. Daug geriau. Daug geriau, jo. Ai, nereik sakyti, apie ką čia šnekėti. Ne. Nereik. Gerai, mes norim ką padaryti ir jums pristatyti, tai yra mūsų praeitų metų recapą, tai mes iš kiekvieno mėnesio išrinkom po 1-2 fotkės arba video ir parodysim jums savo metų aptarimą tiesiog. Aš nežinau, ar kelsim, nu gal kažkurias įdomesnės.
Ne, Ar tai visas? įkeliam visas. Nu gerai, Marčiau, Sorry. Marčius yra mūsų žmogus, kuris editina šitą podcastą, jam reikės viską sudėti dabar visas. Tai atsiprašau, jeigu ką, čia ne mano idėja, tikrai čia... Ant manęs, gal ant manęs. Gerai, tai galim pradėti nuo... Nori tu pradėti? Aš galiu pradėti. Tai galim pradėti abu, tai sausis. Nu, nebus gal pailiui po mėnesį, nes atrinkinėjau, aš nežinau, ar bus jaučiu neįdomių mėnesių. Jo. Bus ir įdomesnių. Gerai, mano sausis yra toks labai simbolinė nuotrauka. Tai čia uždėsi man ekraną viską. Čia yra mano sausis. Čia yra sausio 1 diena, apie 3 valandą dienos. Ant pachmielo. Sausio 1 čia buvo istorija, kad gruodžio 31 per naujus metus aš kažkaip galvoju, aš bet niekam nerašysiu ir aš nieko neklausiu, ką veikia per naujus. Ir aš esu žmogus. Ramia galva. Aš turiu draugų, kurie tikrai man pasiūlys kažkas prisijungti prie jų ir kartą atšvęs naujus metus. Tu vieną buvai per naujus metus. Ir niekas manęs nepakvietė į naujus metus. Ir mano kambariokė Lita, linkėjimai, dirbo bare per naujus metus. Ir aš tiesiog nuėjau pas savo draugę į barą, su kuria mes dabar kartu gyvenam. Aš nuėjau pas ją į barą ir aš sėdėjau tiesiog prie baro, vieno pati, kaip tos menininkės nupušėlės, kurios neturi draugų, blet, negalim taip sakyti, jaučiu. Bet, nu, tipo, tie žmonės, ne, kur ten vyrai visokie. Tu tuo metu turėjai mažiau draugų negu jos. Jo, tie vyrai tokie, kur būna, kur išvažiuoja kažkur komandiruotis ir vieni patys prie baro sėdi su viskiu ten, kur su žmona išsiskyrė, tipo. Tai aš va taip atrodžiau, tiesiog išgėriau vyno ir pabuvau porą valandų ir ten jau pradėjo rinktis labai girti žmonės, paskui tai aš tiesiog išėjau namo. Ir šita fotkė yra sausio 1, kad aš atsikėliau visiškai blaivą. Nusipirkau iški salotų pupelių su duona ir žiūrėjau Moteris mela geriau. Tai jeigu aš žiūriu Moteris mela geriau, man niekad nėra gerai su galva. Jeigu pamatysit storiuose kažkur, kad aš įsikeliu Moteris mela geriau, kad žiūriu, žinokit, kad man dabar yra prastas etapas gyvenime. Nes man Moteris mela geriau, aš kalbėjausi terapijoje apie šitą, kad aš kažkurio metu, tipo, arba 1 kartą į metus, arba 1 kartą į 2 metus, aš kažkodėl visada peržiūriu Moteris mela geriau nuo 1 iki 5 sezono. 5 sezonus. Tikrai nėra ten taip įdomu. Absoliučiai, ten tikrai nėra taip įdomu. Šūdų krūva, tipo, absoliučiai. Bet čia, tipo, yra, kada rodė šitą serialą, tai čia buvo kokie 2-6 gal metai. Ir negali būti. Man atrodo. Aš jau buvau, aš esu žiūrėjęs irgi Moteris mela geriau. Bet pirmas sezonas? Buvo kokie 2-11, o gal pirmų, nežinau. Vat pirmi, man atrodo, Moteris mela geriau. Nes aš tikrai jau žiūrėdavau, vaikystėje jau žiūrėdavau Moteris mela geriau biški. Aha, tu pažiūrėsi. Tai čia buvo kokie, jeigu aš 2-4, tai kokie gal 20. Blet, ir nematau, kada išleistas. Ai, va. 2-8. Nu tai va, 2-8 metais čia buvo, man atrodo, krizės laikotarpis Lietuvoje. Ir mano šeima labai gerai gyveno per krizės laikotarpį. Ir mano tėvai buvo neišsiskyrę, žiauriai graži šeima pas mane buvo. Ir mes žiūrėdavom Moteris mela geriau kiekvieną vakarą. Tu atvirkščiai gyvenai negu pasaulis. Jo, ir mes žiūrėjom, bet per krizę daug kas labai pasidarė, labai daug pinigų, kažkaip visi turėjo daug pinigų. Bet daugam ir pizda buvo. Jo. Tai mes turėjom ir daug pinigų, ir gražią šeimą, ir viskas buvo labai labai gerai. Tai Moteris mela geriau pagal mano terapeutą yra mano kažkoks safe space, į kurią aš grįžtu, kai man būna labai blogai, čia mano kaip paskutinis šiaudas yra. Tai čia nebuvo dėl to, kad manęs niekas nepakvietė į naujus metus. Čia tiesiog čia šiaip norėjai pažiūrėti, ne? Buvo sunkesnis laikas, greičiausiai jo. Ir tas tiesiog nauji metai mane damušė. Tai buvo labai liūdni nauji metai mano. Buvo liūdna, ne? Jo. Kas tavo sausis? Gerai, mano sausis kaip atrodė. Tai va taip va. Mokslai. Jo, mokslai. Čia yra sausio 4 diena. Aš atsimenu, kad naujaką šventėm galerijai su baraka draugais. Čia yra nauji draugai. Kas čia vyksta? Atsiprašau. Aha. Jo, tai čia ir sausio 4 diena, nauji draugai. Aš tikrai atvažiavęs į Vilnių praktiškai pusę metų, čia gal tiek net nebuvo. Jo, tiek net nebuvo. Geras. Tai man smagu visai buvo ir iš karto po naujų būna egzai dažniausiai. Tai va, čia atsičiūkinom ir sausio 4 mes jau bibliotekai mokomės. Tai mano toks buvo. Toks sausis. Man smagu buvo.
Man smagu buvo. Tik Jo. mokytis nebebuvo smagu. Daugiau normaliai. Nice. Čia jau vasaris pastaikytų nuotrauką? Ne, čia dar sausis. Para. Čia yra sausis iš savo blogiausio pasirodymo su Vita Žiba. Rokiški? Taip, čia Rokiški, kur aš žiauriai kankinausi ir iki dabar prisimenu, ant kiek buvo blogai. Tai čia aš stand-upinu apie 4 mėnesius. Aha. Ne, čia buvo 3 mėnesiai. Okay. Beveik lygiai 3 mėnesiai. Vienas iš pirmųjų apšildymų. Tragedija, galiu pasakyti. Labai prastai buvo. Labai prastai ir prigėriau tada po šitą. Dar turim. Statėm besmegenį. Nu, bet čia jau kur manau. Tokį aš tau galiu parodyti. Sausis irgi. Eiksina. Bet čia marčiai per daug dėt bus. Čia vasaris. Čia vasaris, gerai, tu davai. Aha, mano vasaris buvo tokia fotkė. Vasario 4 čia yra mano pirmas užlipimas. Pirmas stand-upas. Čia jo pirmas mano užlipimas į open mic'ą buvo. Tai žiūrėk, tai mes netaip toli vienas nuo kitą pradėjome. Jo, vasario 4. Nes aš rugsėjo 14 pradėjau. Na, nu tai jo, aš visai netoli. Tai vasario 4 pirmą kartą užlipau į open mic'ą, žiauriai parinaus, bet man čia visiškai apibūdina vasario mėnesį, nes nuo čia prasidėjo visiškai kitas, absoliučiai kitas gyvenimas. O, jo. Nes sausio mėnesį man buvo moteris mėla geriau, mišrainiai iš iki parduotuvės ir tiesiog dirbau visą laiką. Kai tu būni žemiausiam savo taške, tada nebėra kur jau leistis. Jo, reikia atsispirti viršų. Tik į viršų. Tai dėl to, man atrodo, ir užlipau, kad, tipo, jau po... Kad prasičiūki. Jau nesvarbu, čia yra jau koks skirtumas, tipo, ir taip hujovai yra. Tai jo, man blogiau nebebus. Visai neblogai sekęs, bet absoliučiai dabar ne tojo komediją darau, ką dabar darau. Ten buvo absoliučiai, aš nesupratau, nu ir dabar iki galo gal nesu įsiaiškinęs, bet nesupratau savo komedijos, visiškai ten stiliaus, nesupratau kaip rašos komedija ir tiesiog nuvariau su tokiais bairiais, bet visai gerai sekėsi. Tai pradėti tokia esmė ir yra. Jo, ir tu buvai mano pirmam. Jo, buvau. Open mic'e. Buvau. Jo, labai cute buvo, nes atvarė Šiliką į open mic'ą ir sako, mes iš Kauno ką tik atvarėm pažiūrėti, kaip tau čia seksis ir tipo visi atvažiavo tiesiog pasižiūrėti, kaip man seksis užlipti, buvo labai miela. Iš kur aš atvariu? Man atrodo, iš Kauno kažkur pasirodė. Ai, pasirodė. Gal open mic'e irgi buvai. Tai va, tai buvo labai miela. Nu, tai reikėjo atvaryti, nes mes buvom... Nes va, aš turiu fotkę iš vasarį. Jau esam šitą rodę kažkada. Čia iš pirmo susitikimo su Goda buvo. Jo. Kur mes rašom bairius, workshopinam. Nu, Aikosiuką pasikūrus. Su FIFA šitą dublionkė. Tai va, tai beveik jau metai draugystės yra su Godu. Jo, vasario 2 pirmą kartą. Vasario 2 bus metinės, nešviesim. Jo. Tikrai nešviesim. Tai va, vasario 1 kartą susimatėm. Ir čia šiaip buvo workshopas, kur mane pakeitė, aš dar net nebuvau užlipusi open mic'ą, bet turėjau susirašius premisų ir mane pasikvietė, kad atvaryk, padėsim pasirašyti pirmam open mic'ui. Tai mes tada ir pasirašėm. Bet buvo... Šiaip dar kažką naudoju netgi iš to karto? Aš biškį naudojau ir paskui supratau, kad nelabai jokinga. Tai jo, šiaip ten nepasirašėm labai jokingų bairių, dabar taip retrospektyviai žiūrėjau. Čia iš vis man čia buvo wow irgi, kad mane pasikvietė kažkur, kad kažką darau. Čia buvo visai crazy. Smagu buvo labai. Turiu tokį dar po gimtadienį. Iš vasario, ne? Jo, čia yra... Mano gimtadienis vasario 9 buvo, čia buvo penktadienis, ir čia yra fotkė vasario 10 ryto, kai einu namo. Nu, įmesim, jaučiu, įvertinsit patys. Bet nežinau, ar mesiu šitą. Įmesi gerą šitą. Gerai. Čia irgi jau. Gerai, pas mane jau kovas prasideda. Čia, man atrodo, dar vasaris pas mane tokią fotkę. Čia irgi labai apibūdina. Labai apibūdina mano psichinę būklę apskritai tuo metu, man žiauriai liūdna buvo. Ir čia šiaip su biču pikausi jau tada ir skiriamės jau tuo metu, tai man žiauriai prastai buvo. Bet buvau jau atėjusi į open mic'ą ir aš mačiau prošvaiščių, žinai, kažkur, kad kažkokią naują veiklą pradėt, kad... Nu, ne šiaip, kad kažkokią naują veiklą, bet tokią veiklą, apie kurią aš žiauriai svajojau labai ilgai, labai norėjau daryti šitą. Tai mačiau prošvaiščių tame, kad visai neblogai sekės, bet vis tiek galvoj man buvo pizda. Tai vis laik verkdavau. Ir čia, man atrodo, oi, blėt, jo. Ir čia, man atrodo, irgi dar bus vasaris. Šičia, kad labai draugės man padėjo per visą tą laiką. Čia yra video,
kur mes jaunystės vėją šokom tiesiog su draugė. Tai tuo pačiu metu aš žliumdavau tiesiog, kai visi išeidavo, bet va tokia linksmuolė Bet būdavau. turėdavai linksmų. Jo, tai tiesiog turėjau gerą palaikymą iš draugių, čia mes žiemą visą laiką varydom su tom pačiom dviem panom, Elita ir Emilė, linkėjimai, varydom su mašina važinėti tiesiog ir klausytis muzikos ir dainuoti mašinai ir paskui pas mane būdom, šokdavom šokius visokius. Tai buvo labai, labai smagu tuo metu. Ble, čia labai sunku iš tų fotkių, man atrodo, bus. Nes aš mano kovs, tai Šitą atsimenu. Jo. Čia kai varėm tūsint paskui. Jo, Čia kaip visi žiauriai užgeriam, ne? Prieš tai aš tūsinau Ai. su Antanu. Atvarėm į Openą, aš čia dar skridęs, fotkino su žmonėm visais. Ir paskui dar varėm tūsint po šitą. Taip, mes čia kartu, žinok, buvom. Taip. Mes varėm į Anklsemą paskui. Taip, čia buvo... Čia buvo labai... Čia smagu jau buvo. Čia labai smagus savaitgalis buvo. Mes jau su Gola buvom draugeliai, mums pradėjo sektis, nu tai Jo. judam dabar. Dabar mes judam. Čia kovas jau, ne? Jo, čia jau judesys. Jau kovas prasidėjo. Judesio toks jau pradžia. Čia buvo prošviesė. mūsų judesys prasidėjęs. Pirmoji banga, kaip sakoma. Dar bus antra. Visi sako, kad bum. Tikiuosi nebus. Ir čia irgi kovo pabaiga. Čia su draugeliais, tiesiog kažkur jiem. Tiesiog jau tavo Bet čia draugų yra tokia rabo. 5 kem. 5 kem. Kažkuriem. Aš mes irgi čia, aš kadangi keičiau telefonus, tai neturiu datų tikslių, bet tai mesiu ant fotkų uždėsiu šiandien. Nu. Aš dar kovą turiu. Kovas turiu tokią fotkę. Čia yra God ir visas vyrai buvo nulinis epizodas, kuris taip niekada ir neišėjo. Buvo nufilmuotas nulinis epizodas, iš tikrųjų su Antanu buvo nufilmuotas ir jis niekada neišėjo. Mes nufilmavom šitą epizodą ir tada pamatėm, kad žiauriai prastas garsas buvo ir mums niekaip neišėjo jos sutvarkyti. Ir tik tada atėjo Emilis. Tai šito, man atrodo, niekur nebuvau ir pasakojus, kad pirmas epizodas nebuvo su Emiliu, God ir visas vyrai. Ir aš dar šitą epizodą su Antanu šiaip laikiau ilgą laiką, nes galvau, kad aš jį paleisiu kažkada kaip tokį, žinai, nuo ko prasidėjo viskas. Jo. Bet Arensas iš kompo tiesiog ištrynė visus mano failus. Klasika. Ir nebėra to video, nebent kažkur gal pas mane, gal kompe gali būti. Tai jeigu rasiu, nežinau, jeigu įdomu bus, galėsiu įkelti kažkokius fragmentus, nuo ko viskas prasidėjo ir ant kiek kokybė buvo hujova ir ant kiek garsas buvo prastas. Mes filmavom su pakabinamais mikrofonais ant kameros, kur nieko nesigirdėjo, belė koks saidas ir dar filmavom net ne toj kėdėjai, kur... Su šotganiniais. Jo, su šotganiniais. Ir dar filmavom net ne toj kėdėjai, kur dabar įprastai vyksta God ir visi vyrai epizodai. Filmavom mano kėdėjai, kur aš iš tikrųjų kerpu viršui. Nieks jau nėra buvęs gal. Jo, yra kažkas buvęs. Kažkas tikrai yra. Tai jeigu esat buvę, tai viršui, žodžiu, mano kėdėjai filmavom patį pirmą epizodą. Šiaip daug barbershop'e yra įvykių buvę. Mūsų pirmas podcastas tenai buvo. Jo, pirmas podcastas pas mane buvo. Iš barbershop. Neturim jokių fotkių. Kada buvo pirmas? Reikia pažiūrėti, kada įkėlėm. Reikia atkasti, kada buvo pats pirmas. Tai labai fainas. Šiaip čia jau kovo mėnesis jau prasidėjo fainiai. Aš išsiskyriau, man atrodo, kažkas apie tą laiką. Man jau prasidėjo toksai, kur, nauja pradžia, atvariau į komediją, prasidėjo veiklos, su Šileika žiauriai daug laiko leisdavo. Nes nauji žmonės, naujos veiklos, pripažinimo, biški dėmesio, dar kažko, biški išpratėjai ir smagu pasidaro labai. Jo, ir čia šitas būtent epizodas ir buvo gal toksai pirmas įėjimas į tą podcastų kažkokį tai dalyką, kur aš net nesupratau, kaip daryti. Aš atsimenu, kad aš žiauriai ilgai sėdėjau ir ten galvojau, kokius klausimus uždavinėti ir panašiai. Ir mes kai filmavom, tai šiaip fainas gavęs epizodas ir juokingas ten buvo. Ir tikrai, man atrodo, galėjom ir paleisti tokį, žinai, tik tai, kad labai prasta kokybė buvo. Bet palyginus, taip, ir intro buvo sukurtas irgi per šitą, būtent filmavimą nulinį epizodą ir aš tą intro naudoju iki šiol. Jisai prastas yra, kaip intro, tipo, bet nostalgiškas. Jisai absoliučiai nėra geras ir intro šiaip niekas nebedaro, bet aš jį naudoju iki šiol, nes jis man yra labai nostalgiškas, nes buvo nuo pat nulinio epizodo šitas. Biški smagus laikai buvo. Smagu labai. Ten buvo smagu, jo. Grįžčiau. Į šitus grįžčiau. Niekada taip nebebus daugiau. Ir tada nežinau, ar čia koks čia mėnesis, bet greičiausiai čia irgi kovas, čia buvo mokinukių koncertas, tai patikslinkit mane.
Va, čia irgi prisideda prie to, kad aš jau atsigavus čia esu. Aš vėl. Čia jau eidavo žinutės nuo ketvirtadienį. Pisam miestą šiandien. Jo. Ką šiandien? Varai? Jo, ir visą laiką, mes man atrodo sakėm iš tą palyginimą, kad buvo grinai kaip vaikystėje, kur į kiemą išeini, kur išeini ir vis tiek žinai, kad kažkas bus jo, mieste. kur išeidavau visiškai atskirai išeinam. Jo. Tu su Elita, aš su draugeliais, ar ten su Garšva kokiu, ar su Zimka. O, Godo. Tai būnam jau. Jo. Bet to geriam visi. Tai va, čia jau toks laikas buvo, kur aš atsigavus visiškai buvau ir, nu ne visiškai atsigavus, bet tiesiog toks atsigavimo pradžia tokia buvo, mano, kur viskas naujai, va, kaip sakai, nauji žmonės ir naujos patirtis visokios. Tu gimėjai iš naujo. Jo, absoliučiai gimėjai iš naujo. Ir aš visiškai kitas žmogus pasitariau po šito. Bet čia gal mums gerai gavos suvaibinti, nes tu gimėjai iš naujo, save kūrei visaip, o aš irgi tik atvaręs, aš dar nežinau, kas aš. Tai irgi pradėjau kažką bildinti. Jo. Iš naujo. Kas pas tave balandis? Pas mane čia jau yra... Jo, balandis. Dar reikia pažiūrėti, kada redakcijai buvo, kad pagal šitą pasižiūrėčiau. Turim balandį. 3 įvykiai. Redakcijai buvo gegužė. Ai, okei, gegužė. Gerai, tai jo, čia bus... Čia dar kova tada turiu. Jau čia dar kovas bus ir čia jau bus balandis. Šitą fotkę. Šiaip niekad nepasakau, man atrodo, gal ir pasakau per podcastą, užblurinsim veidą jos. Bet čia, žodžiu, yra mergaitė, kuri, aš dalyvavau tokioj savanorystės programai, kur iš socialiai ten tų, kaip, aš nežinau, kaip vadinasi tos šeimos, kur socialinės. Socialiniai remtinos. Nu, tipo, kuriam reikia pagalbos, žinai, tom šeimom. Tai aš iš vienos šeimos pagal savanorystės programą... Pagrobiau mergaitę. Vadinasi, neimti, o duoti savanorystės programą. Šiaip kas turit minčių tokių, kad padėtai labai skatinu prisijungti prie tos programos. Tai čia buvo, kad man paskyrė tokią mergaitę, kuri gyveno ten ganėtinai, nu, tipo prastesnėm sąlygom. Jinai iki stotelės eidavo ten 3 kilus viena pati per mišką. Jai 11 metų, man atrodo, jai buvo. Nu, yra. Ir aš jai padėdavau vieną kartą per savaitę, mes susitikdavom ir pasidarydom namų darbus ir tiesiog mes mažai mokėmės iš tikrųjų. Ten mes visą laiką tiesiog hengindavom, kalbėdavom. Prilių ir palų. Bet jai šitą labiau reikdavo. Negu mokytis turbūt. Jo, mes varydom, aš atsimenu, ją nusivedžiau Bernardinų sodą, jinai labai norėjo visą laiką nueiti ir aš nusivedžiau ją į Bernardinų sodą ir jinai eina ir sako, čia yra geriausia diena mano gyvenime. Kur pagalvojus per Bernardinų sodą, tu bet kada gali nuvaryti. Jo, į darbą žmonės eina per Bernardinų sodą ir jie niekada nepagalvoja, kad čia kažkam yra geriausia diena jų gyvenime. Jo, tai aš dažnai pagalvoju apie šiaip ganėtinai didelę atsakomybę yra nueiti tokią savanorystę, kadangi tu ateini į vaiko gyvenimą, tu jai sutiki labai daug visko, bet paskui, tarkim, tu negali su jie ne pagal savanorystės programą toliau bendrauti, žinai, nes čia yra vaikas nepilnametis, tipo, tu negali tiesiog eiti ir pasimtis iš mokyklos ir hengint. Ir, nu, tu kaip ir negali tokio ryšio vėl palaikyti, bet nebent užsirašytum vėl į tą programą, bet dabar aš per darbus ir negalėčiau tokio didelio dėmesio jai suteikti, kokią reikėtų, bet labai yra tas, kad tu įeini į tą ir tu nepagalvoji, kad ne tik tai jinai su tavim tą ryšį susikurs, bet ir tu su jie, žinai. Ir tada labai, kai pasibaigė tą programą, tai toks skaudus dalykas, žinai, kur kaip ir nebegali jau imti naujos tos programos, nes tiesiog nebeturėsi tiek kokybiško laiko duoti, bet ir nebegali toliau bendrauti, žinai, tiek, kiek norėtųsi, žinai. Ir toks gaunas, kad prisiriši vienas prie kito ir tada biški sunku yra atsitraukti, žinai, iš to. Pasilgsti dar? Pasilgsiu šiaip labai, mes buvo rašęs, man kažkada mes susirašėm žinutėm šiek tiek, bet, nu, toksai, kur ir toks bejėgiškumo labai jausmas yra, kai tu prisijungi prie tokios programos, kad tu... Kur nori padėti, bet nelabai išeina. Tu nieko negali padaryti. Jinai sako, aš žiauriai norėčiau į Norvegiją nuvažiuoti, sakau, kodėl? Sako, nes aš per televizorių mačiau, kad ten labai gražus vanduo, tipo, ir labai gražus kalnai, žinai. Ir aš žiūriu, aš tau tą Norvegiją čia noriu atvežti. Aš noriu nupirkti bilietus ir su tam važiuoti į Norvegiją, bet jai 11 metų ir aš negaliu susadinti lėktuvą ir išvažiuoti, žinai.
Tai atrodo, noris viską suteikti ir, nu, tu nieko negali padaryti, tu gali tiesiog būti ir viskas. Bet gal viskas bus gerai, gal jinai nuvažiuos į Norvegiją. Jo, jinai yra vienas protingiausių vaikų, šiaip man atrodo protingiausias vaikas, kokią aš esu mačius, žiauriai emociškai tokia intelektuali mergaitė. Jai viskas labai gerai bus, manau, labai faina ir labai juokinga, jinai, žiauriai juokinga mergaitė. Jinai iš manęs pizdavodavas visą laiką, mes žaidėm gaudynių kažkada ir jinai sako, tu bėgi, sakau, to prasme, tai galim gaudynių pažaisti, ne, bet tu šiaip bėgi, sakau, jo, o tai galvoju, kad nebėgu. Ne, aš gavau, suaugę žmonės nebėgioja. Nes su močiutė gyvena, žinai. Jo. Tai aš labai realiai tu naujai. Močiutė tikrai nebėgioja. Nebėgioja. Tikrai ne. Jo, tai labai faina buvo, labai fainas toks laikas buvo ir čia man terapeutas patarė, kad aš turėčiau susirasti kažkokią savanorystės programą, kur aš galėčiau padėti kažkam, kad neieškočiau, žinai, paskui ten, nu, žodžiams, kad, tipo, neužsikraučiau kitų žmonių problemų, kad aš kažkur nukreipčiau tą padėjimo energiją kažkam. Tai labai geras sprendimas. Blemba, čia labai geras yra, nes ne tik ant savęs tada fokusuojas, kad čia blemba, tas, čia blogai ir biški pamatai, kad vaikui Bernardinų sodus. Yra, čia yra. Jo. Ble, čia labai, man tai dabar net irgi per širdį biški. Jo, kur čia geriausia diena mano gyvenime. Ant kiek nesuprantam, kiek mes daug turim. Jo. Kur aš nusivesdavau ją į kofeiną, ten, žinai, ten išgerdavom arbatos, kakavos, kavos. Ir aš jai nupirkdavau ten visokių ten braunių, žinai, ten tų visokių kruasanų. Sakau, valgyk, žinai, nes jinai po mokyklos nevalgys, jinai suvalgo pusę ir pusę įsideda, kad namie pavalgytų, nes, nu, matyt, žinai, žino, ant kiek sunkiai yra tas maistas gaunamas ir kad turi taupyti maistą, žinai. Ir jinai tada... Jin iš gyvenimo. Aš galvoju, aš tau visą iki parduotuvę nupirksiu, tu prašau, valgyk. Jo, tai buvo labai toks... Nu, gal tave pastato biškį tokį, kad, nu, atsičiūkink, tu žiauriai daug turi, žinai. Ir... Jo. Man reikėtų šitą biškį jaučiu, nes aš per daug esu jau įlindęs į šitą. Jo, biškį atitrūksi nuo realybės. Visiškai. Tavo visą aplinką kitokią. Tai va, tai mano kovas. Blemba, kiek tu įdomesnį gyvenimą atrodo negu aš. Aš mapšė kur. Ai, ne, dar kova, man atrodo. Absoliučiai nieko. Ai, ne, čia balandis. Nulis veiklos. Jo, visiškai, visiškai nieko. Nu, nesvarbu. Gerai. Čia balandis dabar jau. Jo, dabar jau balandį. Aš jau perėjau į pirmus aš jau. Jo, jau balandį rodyk. Gerai. Čia turim su Emiliu Jokūbu. Čia pirmą kartą susipažinom realiai su Emiliu. Atsimenu šitą, čia buvo apšildyta, nevariai? Jo. O ne, gal... Iš Šiaulius, man atrodo, apšildyta. Jo, man atrodo, čia pirmą kartą varėm. Ir man sakė Emilis, kad bijojo mane imti, kad gal downs būsiu, kad kažką, bet susibendram, dabar visai gerai sueinam. Sportuodom kartu, tai čia darė jam tatuškį, nemokamai, ir aš žiūrėjau. Tai vėl daro tatuškį. Ne, tu tada man skambinai, aš atsimenu, kai jam darė tatuškį, aš dėl to atsimenu šitą fotkę. Jo, kad man skambinai ir dėl kažko tareisi, bet nepamenu jau dėl ko mes ten. Ir atsimenu, kad tuo metu, kai tu skambinai, ta problema, dėl kurios tu skambinai, žiauriai didelė mum abiem atrodo ir aš net negaliu dabar atsiminti, kokia problema ten buvo. Ant kiek parodo, ant kiek pochų yra, kai praeina daug laiko, aš net nepamenu. Gal podcastą kažką darėm, neatsimenu. Ne, tada mes nieko nedarėm dar. Nieko dar nedarėm. Ar reels, kažką gal. Kažkas ten buvo, kaip, kad didelė problema. Bet ten šnekėjom, kad ten pizda atrodė, kad čia wow. Aš tą emociją atsimenu, kad eik, tu na, čia pizda, ką daryt. Net neatsimenu. Čia dabar būtų pochai visiškai. Net neatsimenu, kas čia buvo. Tai va, čia su Emiliu, pirma draugystė. Geras. Ir čia buvau savo pirmoji UTMA, kur mane kažkas pasikvietė iš komikų. Pamenu. Iš komikų, sako, varom kartu. Tai man čia jau buvo kietai irgi. Pripažinimas. Man vaikui atvaryti, man čia jau buvo 20. Jo, man jau buvo 20. Tik jau kažkas pripažino mane, kad aš kažkam įdomus. Jo. Tai man visai kietai buvo, kad tiesiog į renginį pakvietė. Čia Rimkenzų išėjims. Žiūri, cute. Cute, nu. Man tiek ir tai reikėjo. Čia neįdomu. Čia Klaipėdai stand-upinu. Nieka, tipo. Tiesiog. Nu, ką tu? Gerai, mano balandis. Tai čia jau pradėjom, tada susitariau su... bandėm padaryti tą pirmą podcastą su Antanu ir nepavyko. Tai tada
kol editinam tą, Emilis atėjo į ofisą ir aš sakau, Emili, gal tu nori nusifilmuoti? Ir sako, jo, gerai. Patį pirmą podcastą jis net neįsivaizduoja, nei kas aš tokia esu, nei ką aš čia darau. Jo, gerai. Ir jis atvarė pas mane į podcastą ir čia yra video, kaip aš laukiu Emilio, kada jis ateis. Man jau širdis stoja. Gal dėl to, kad kavos prigėriau daug. Aš galvoju scenarius, tipo, kai jis įeis ir kaip aš pasisveikinsiu. Ir aš jau per daug pergalvoju ir jaučiu, kad jis ateis ir aš tiesiog sakysiu, ai, knakui. Jo, yra tas, kur tu dar nesupranti, nes dabar mum, pavyzdžiui, Justinas Jankevičius ar Mantas Katleris yra paprastas žmogus. Nu, tipo. Nu, jo. Ne, jie kieti, tu jos žiūri kaip... Bet kaip su žmonėm bendrauji. Bet tu jau, jo, tu nėra, kad tu fotkini, kur važinai, Katlerį atėjęs, o kur važiuokit, na, Katleris. Kur arba sėdi su kažko. Mindė pasakoja, kad buvo Žalgirio varžybose, sėdi šalia Jankė, šnekas ir kiti žmonės iš viršaus fotkini Jankevičių. O tu su juo tiesiog susirašyt gali. Jo. Kur aš rašau, sveiks, nereik paimti tavęs šiandien. Nu čia keista, o pradžiai atrodydavo pizdačio. Tai man irgi va ta baimė dėl Emilio tokia jokinga dabar, nes Emilius šiaip labai gerai dabar sutarė. Dabar į gimtadienį atein. Nu, jis pas mane. Aš irgi, jeigu darysiu gimtadienį, kviesiu Emilį. Jo, ir labai, labai fainis turėjom, aš jau Emiliui jau per daug laurų esu davus, jaučiu. Taip, nes visas aš irgi visą laiką sakau, mes Emiliui čiulpiam bybį, kad Emilis žiauri maldėts yra. Emilis yra vienas mėgstamiausių mano žmonių apskritai, kuriuos pažįstu. Visiškai fainuolis. Jo, čia dar mano balandis yra, kur aš čia jau man buvo, kad prasidėjo podcastas Godriusės vyrai ir dar dirbau labai stipriai barbershop'e ir varydavau jau penmaikus. Tai man čia jau buvo per didelis krūvis, dabar aš turiu 5 kart didesnį krūvį negu tada, bet man čia... Jo, bet man čia buvo labai šokas ir dar šiaip buvo toksai, kur, man atrodo, čia buvo balandis, buvo apytiksliai tas laikas, kai jau išsikraustė bičas iš namų, kur mes jau buvom išsiskyrę, bet dar kažkur mėnesį gyvenom kartu, jis išsikraustė ir va tada buvo, kur aš viena likau, žinai, ir man buvo pizda, nu gerai, kad turėjau dar draugus gerus, bet va čia buvo mano tokios nuotaikos. Gerai, man tai kelias nebe tokias geras. Man žinai. Valinskį negrojo. Ir neveikia žioptuvėlis gal. Aš tuoj nusižudysiu. Toks vat buvo. Tai tau buvo biški bangom. Tu buvai užkilus, vėl biški nuleido ir vėl tada, ne? Jo, man buvo toks, kur, okei, čia jau viskas zaibys. Ir tada, fuck, čia žiauriai, daug reikia daryti iš tikrųjų. Ir tada jau toks, kur, fuck, ką aš čia darau, gal čia man nereikia. Ir dar tada tas asmeninis buvo gyvenimas, žinai, kad biški ir tenais griuvo dalykai, bet kaip ir žinai, kad į gerą, bet vis tiek... Ble, tu čia pilnai atgimimo. Niekad nėra jo. Pilnai atgimimo. Viską, nahui, lauk išmetei, absoliučiai viską. Bernus, viską, nahui, bernus, darbus, kur viską naujai. Jo, viską keičiau iš naujo. Tai čia buvo toksai jo, kur tiesiog toksai gal pripratimo įsivažiavimo etapas, kur man buvo ir hujovai, aš čia dar vaistus geriau tuo metu, kad man buvo ten depresinė būsena, ten nemaža tuo metu. Bet čia buvo toks atsistatymo laikotarpis, toks gedėjimo, žinai, išgedėjimo to seno gyvenimo. Tai dabar aš žiūriu šitus, kur man liūdna žiūri buvo ir... Jo, taip turėjo būti, aš turėjau išliūdėti. Turi pragyventi, turi biški, be liūdėse nebus ir laimės. Jo. Ir, kaip aš sakiau, jeigu nėra viskas gerai, tai dar ne pabaiga. Reiškia, dar nesibaigia. Jo. Nesibaigia istorija. Ir aš jau gegužę turiu. Aš irgi, čia mes tą patį, aš matau, mes jau turim tą patį, čia gegužę. Aš turiu video labai gerą iš to. Turim gegužę tą patį. Nes mano aš tokių fotkių čia iš barako. Geras. Tokios fotkelės. Žiauriai kietai atrodo, kaip 90-ųjų tai čia nes su to senų fotikų. Ai. Tai visai cool atrodo, va, tik su rageliu iš barako. Tai va, pas mane iš barako fotikų. Bet tu turi tą pačią istoriją. Aha, mes Redaksas buvom kartu gegužę. Nu, čia turiu iš stand-upo fotkį. Šiauliuose stand-upinam. Čia su kuo? Šiaip, čia showcase'as buvo kažkoks. Okay. Visits, Zima, Lasas, Liudva, Simons. Šiauliuose gal, ne pirmą kartą pasirodžiau, bet atsimenu, čia bijau labai. Jo. Nes buvo draugų atėję kažkokių, dar kažko nenorėjau pasidūkinti. Kad šito, blėt,
iš Vilniaus kurva komis atvažiavo, kad Jo. nepasidūkinti tiesiog. Nu ir dar turiu vieną iš gegužės, kur, Aš dar balandį esu praleidus vieną. Aha. kur su Viktoru Balikovu važiavom apšildyti, pirmą kartą gal net važiavau Viktorą apšildyti, tai man čia buvo, aš norėjau visus apšildyti. Dabar jau Jo. esu visus apšildęs, man atrodo, Jasaičią tik nesu apšildęs. Ir čia apšildžiau Vykti ir nusivežė mane skraidyti su lėktuvais. Žiauriai kietai. Kur visiškai random. O važiavau apšildyti ir gavau paskraidyti su lėktuvu. Žiauriai Smagu buvo, kietai. jo. Aš dar balandį esu vieną praleidus. Tai šitas man vienas šlikščiausių video. Čia Kiprė ar Maltui buvo? Čia Maltai buvom Maltai. su kambariokė, tai čia jau buvau, jo, čia jau, tai čia buvau išsiskyrusi pilnai ir varėm su kambariokė į, su draugė, mano, jinai pyksta, kad aš ją kambariokė vadinu, bet mes kartu gyvenom Elitą. Su Elitą važiavom į šitą Maltą. Ir čia buvo mūsų tokia girls trip ir mes čia susitikom, čia tie du bičiai yra maltiečiai kažkokie. Maltiečiai tie, kur stripas dalina. Jo. Jie iš Maltos yra tie du vyrai ir jie prie mūsų prisėdo ir tiesiog pradėjo užsakinėti šotus ir mes tokias, pohui, bet nepriimti šotų. Bet mes geriam kažkokį vietinį gėrimą ir tada labai mes ten, nu žodžiu, prastai mums ten buvo, žiauriai, mes ten Evyva, dabar mes, jeigu pasakom kur nors žodį Evyva, mums vemt verčia iš karto, nes mes nuo tų vietinių gėrimų ten jų labai prastai mums buvo, ten ir vėmėm, ir vos namo grįžom, nebesiorientavom, kaip mums parvaryti. Galbūt, ar čia buvo pirmas paikinimo istorija? Ne, ten tiesiog buvo prigerta ir dar, aš nežinau, ar čia galim minėti šito, bet mes aš, žodžiu, buvau tokia, kur, tipo, viskas, man tuo metu viskas nesvarbu, aš išvarau, tai čia, man pohui, tipo. Ir aš to bičio jaunesnio paklausiu, nes pas juos marihuana yra dekriminalizuota. Ir aš paklausiu jos, gal tu turi. Aš net nerūkau jos, aš niekad nerūkau žolės, nes man blogai jinai veikia. Tuo metu aš galvoju, o koks skirtumas, ir dar prigerus to vietinio gėrimo. Ir aš jo paprašiau ir jisai man davė ir mes parūkėm su juo kartu ir tada, kai mums jau reikėjo varyti namo, mumis taip apnešė, kad mes nebesupratom, kaip mums parvažiuoti namo. Ir išsikvietėm taksą, nustatėm vietą atvykimo ne mūsų viešbutį, o viešbutį, kuriam mes turėjom gyventi kitą dieną. Mes nuvažiavom į kitą iš viso šalies dalį kažkur. Mes į kitos vietos, kur čia geriam, mes nuėjom per 10 minučių, o su taksu važiavom apie pusę valandos. Ir mes tenais nuvarėm, visa informacija buvo pasilita telefone ir aš nieko neturėjau, aš nežinau, koks mūsų viešbutis yra ir tiesiog nebegalėjom grįžti namo. Ir aš galvau, kad viskas, mumis dabar policija tiesiog susems jaučiu ir aš nežinau, kaip baigsis, nes tiesiog neįmanoma buvo grįžti. Bet paskui šiaip ne taip aš suradau, koks viešbutis mūsų buvo, bet suradau nes Elita man išmetė viešbučio kortelę. Ir aš pagal viešbučio kortelę susiradau Google, koks mūsų yra viešbutis ir tada iškviečiau taksą jau reikiamą viešbutį, bet buvo, nu paskui, kai prisiminėm, tai buvo smagu, bet tada buvo didžiausia baimė, kokią sujaučiu jautus, nes aš galvau, kad mes svetimoje šalyje, aš nieko nepažįstu ir mes negalim parvažiuoti. Ką, būtumėt pasidėjusios biškį ant to 12 valandų būtų įleidę į viešbutį? Jo, šiaip. Bet mes tik taip visi viešbutį buvo mūsų kitam. Tai jau pizdu tada, kitą dieną gal kažkaip. Jo, bet buvo labai labai prastai mums tenai. Tikrai nedarykit tokių nesąmonių, ypač svetimoje šalyje, tai čia buvo žiauriai neatsakinga. Darykit tokias nesąmonės, čia jokinga yra. Tokias nesąmonės jokinga yra. Nu, čia buvo toks tūsis. Kažkur prigerti ir strikt, žiauriai jokinga. Jo. Ir tada dar gegužę, ne jau pradėjom, tai gegužės turiu iš Redeksų, mes kartu buvom su Šileik ir su Migle. Šitą žiauriai fainas video. Oi, čia mum pyzė pilnai. Aš jau nuo draugelių pabėgęs. Bet buvo žiauriai smagu. Čia buvo tas laikotarpis, prasidėjo kovas, balandis, gegužė, birželis, visas šitas laikotarpis buvo... 3 mėnesiai buvo visiško išprotėjimo tiesiog. Absoliučiai neadekvačiai. Jo, nu čia buvo insane laikas, tikrai mes antiek čia, Aš nesu tokia smagumą jautęs, kaip per tos 3 mėnesius. Bet jo, Redeksas buvo nuostabi tiesiog. Bet vėlgi grįžtam prie to, kad bangom pas mane viskas eina, čia lygiai iš to pačio mėnesio.
Tiesiog darysi dalykus, kad jaustumės geriau ir niekada nepasisi geriau ir tiesiog vieną dieną numirsi. Čia koks. Va čia yra gyvenimo prasmė, nafai. Bandyt nemirti. Ble, iki mirties. tau negali daryti smagių dalykų, nes tu po kiekvieną pyką tu krenti į patį dugną, iškart į ašaras ir tau vėl reikia kilti tada. Jo, aš net nežinau, kokia čia tvarka buvo, tipo, po ko čia tai buvo, bet čia tiesiog būna, žinai, kur, bet čia man atrodo daugumai, tai yra, kur tu nuvarai, žiauriai linksma būna ir tada praeina kažkiek laiko ir tu sėdi, čia žiauriai nėra linksma, nes tu iškepini dopaminą visą ir tu tada atsiguli į lovą. Aš niekada laimės nebejausiu. Jo. Taip yra čia. Nu. Bet ir šiaip čia dar būna, žinai, kad tu turi kažkokių problemų galvoji, kur nesi išsisprendus ir tu nuvarai su draugais, turi geriausią laiką gyvenime, bet kai vienas su savo mintim lieki, būna viskas parein. Tu buvai pamiršęs, aš buvau. Jo, bet šitas video man belia kaip jokingas yra, kur aš sakau, va čia yra gyvenimo prasmė, nahui, gyventi, bandyti nenumirti iki mirties. Čia tokia gera mintis šiaip yra. Mes grinim bandom gyventi ir nenumirti iki mirties. Šiaip reikia daugiau laiką skirti gyvenimui, nes bus labai daug laiką būti mirusiam. Jo, buvo. Nu. Demotivacija, tu čia. Mirt galit mirę būti visą laiką. Jo, dar tai reikia spėti pagyventi. O jo, darykim šūdus. Jo, ir čia dar... Negalvokit apie ateitį, absoliučiai, tik šią dieną. Labas, Arensai. Labas, Arensai. Mes aptarinėjom dabar mėnesius. Šiaip gali ateiti aš tave sudėjus dar čia 2 kartus netgi. Metų reikėjo padarom. Jo, metų reikėjo padarom. Pala, čia buvo gegužė. Metų nematyti. Arensas. Tai va, dar paskui mano... Čia irgi, man atrodo, bus tas pats mėnesis. Aš dar turiu šitą, aš nežinau, kada mes šitą filmavom. Čia buvo pats pirmas epizodas, kuris neišėjo, man atrodo. Ne? Jo. Tai man atrodo, kad čia jau buvo... Bet čia birželis negali būti. Čia vasara buvo. Ai, tai birželis bus tada. Tai čia, žodžiu, birželio fotkę turiu, kad dirbu. Ir apmokinėjau tada Gretą, tai čia gali būti ir biškiai anksčiau, kad buvo. Ne, čia ir buvo birželis. Apmokinėjau Gretą birželį dirbti barbershop'e. Ir tada mes čia filmavome, čia ir Arensas buvo, ir filmavom epizodą, kuris niekad neišėjo. Tai čia buvo dar prieš negirdėtus. Mes net nebuvom sukūrę negirdėtų, bet darėm kažką panašaus, bet nebeišleidom šito. Istorijos. Ai, kur mes dar... Ar ne? Ne, čia Discordas. Čia Discordą darėm. Eik, tu. Kur tu po to su Vizgirda bandydavai. Jo. Čia mes aptarinėjom, žiauriai gerų bitų tenais buvo. Labai ten buvo Vok 15, pista, koks geras. Čia žiauriai jokingas epizodas. Bet ten buvo ir tokių, kur dabar negalėtume šnekėti. Jo, ten buvo baisių. Ai, mes negalėtumėm net šnekėti, ne? Dabar kai kurių buvo, kur negalim net šnekėti. Aš net neatsimenu, kokia. Aš nepamenu apie ką, bet žinau, kad negalime, net buvo ir leistinais jų. Jo, tai jeigu esat matę A-Team kanale, mes su Davidu Vizgirdu esam padarę tokį tvirtinam, vadinas. Tai mes šiaip pradėjom šitą su Goda, čia Godas idėja yra. Man jinai tiesiog leido daryti šitą. Jo. Tai mes bandėm su Davidu daryti, nežinau, ar atgaivinsim kažkada. Gal sunku tenais. Sunku, nes Deivis daugiau patyręs negu aš ten nemoku subazarinti labai, bet gal dabar netyčia gal atgaivinsim kažkada. Jo, bet buvo smagu, atsimenu, žiauriai. Jo, buvo. Man patiko kai kurie bitai. Labai gera idėja. Tada ta šokoladas sielai ten kažką. Taip, kad jinai ten... Taip, vestuvės apie vestuvės kažkas. Kad vaikui valgyti neduodu. Ne, kažkas dar buvo. Vestuvėse tenais, kad labai daug paustų tiesiog savo vestuvės. Aha, kažkas buvo. Ir kad nebuvo svečių vestuvėse, man atrodo. Jo, kad nebuvo svečių, 3 žmonės. Kad tik jie dviese buvo, jo. Labai geras šitas buvo, gal, bet mes nebeturim jo, ne jau. Ne. Jaučiu, kad ne. Blet, būtų pas tave konto kažkur. Ne, mes žinai, kur turim Google Drive, pas kažką įrašytas. Gal netgi pas mane yra. Neįmanoma šitą atgaivinti. Bet jeigu įmanoma, čia būtų prikolas. Atgaivinti šitą. Galim įkelt išsikarpyti, tiesiog, tipo, ką negalima sakyti, galim įkelt. Bet neišeitų šitą daryti, ne? Be šansų. Ble, toks geras. Suka. Bet Vok 15 buvo insane bairis. Jo. Žiauriai geras. Pirmas bitas visą buvo. Savo, čia mūsų yra pirms sukurts bits. Jo.
Pirms, Labai geras. rifas, pirms. Ir dar birželis, man atrodo, čia irgi yra, čia daug iš birželio gali būti. Čia yra... Labai laiku atėjau, daug Jo. apie mane Kaip dabar. tik Arensas. Nes čia jau Goda daug senam ofise būdavai. Jo. Aha. Editindavai videkus. Jo, čia yra burgeris. Pamokiau Godą, kaip reikia burgerį šildytis. Jo, ir čia aš įdėjau šitą, nes tuo metu, aš pat nežinau, ar čia gegužė ar birželis, nes čia senam telefone viskas buvo, bet tuo metu žiauriai daug laiko leisdavau šitam K2 senam ofise ir montuodavau ir dažniausiai Arensas būdavo kartu, tai mes Arensu iki ryto būdavom tiesiog, Arensas mane mokė montuoti ir šildydavo man sumuštinius. Savo nesuvalgytus. Kaip reikia šildyti burgerį? Įdedi burgerį į mikrobangę, ne ant aukščiausios tos temperatūros. Ir dar vandens puodelį reikia įdėti. Jo, ir šiaip labai gerai pasišildė. Aš kaip tik čia birželis jau, ne? Jo, birželis. Aš irgi ant Arensą esu pataikęs. Kaip tik birželio 6 dieną esam pataikę ant Arensą. Aš čia varėm filmuoti su Vita ir Ilsa kažkokį. Dar vertiko. Vito specialo intro. Ne, čia Ilsas buvo, žinok. Intro ir Ilsas. A ne? Taip. O gal jo? Ne, čia buvo ir Ilsas fantazijom. Ar vertikal fantazijom, kad tipo įsimylėję mašiną. Jo. Kažbet, ar mes čia tą pačią dieną filmavom tą patį? Neatsimenu dabar jau, žinok. Bet va, Arensas visur yra. Jo. Mūsų gyvenimuose visur yra. Nu ir aš turiu dabar dar paskui kitą istoriją. Aš jau matau, lėtą. Gerai, tu dabar... Aptariam gal dar tą, su manim ir aš varysiu. Aha, tai čia irgi, man atrodo, dar gali būti, kad birželis čia ir buvo. Palauk, ne, aš turiu, jeigu čia, aha, tai pasakysiu tiksliai datą. Per storekus tiesiog. Jo, nes aš buvau atkapšius ką tik tuoj. Aiva, čia buvo, žinai, čia gegužės dar paskutinę dieną. Tai čia pas mane dingo karštas vanduo ir važiavau pas Arensą į namus maudytis. Ir padarė valgyti. Jo. Aš valgį dariau, paklausiu, ar nori, sakė, skanu buvo. Labai skanu buvo. Bet, blėt, aš dar turėjau video ir aš jo neįsiseivinau, kur aš kamerą į savo laiku ir su Arensai mes pisime šiandien. Ir Arensas sako, mes jau pisomės. Ir tada bandė mane pabučiuoti ir sakau, eik na. Tai buvo, what the fuck? Jo, aš to galėsiu. Shooting his shot, Arensas padaręs vakarienę. Kur, žinai, jis netaip suprato mano atvažiavimą, nusipraus. Aš atvariau, tipo, tikrai nusipraus po dušų pas Arensą. Arensas namų susitvarkęs. Paklodė pasikeitęs. Lova paklota. Jo. Katinas irgi išvežtas. Jo, buvo. Kad nematytų. Šiaip smagu buvo, žiauri, nes aš įskėliau istoriją, paklausiu, kas gali mane įleisti nusiprausti ir Arensas sako, atvaryk ir aš atvariau. Ir čia irgi, čia birželis turbūt, kad pasidarėme nuodas tatuškės. Jo, pasidarėme. Birželis čia bus, nes... Čia birželis, taip, čia buvo Perono parko atidarimas, mes abu pripisė ir pasidarėm tatuškės. Tas pačias. Taip. Dabar yra, vis dar yra. Gerai, ačiū. Gerai, davai Arensai. Labai laiko atėjo šiaip ant savo fotkį, grinai. Yra dar. Turim dar. Jo. Turim. Tik aš esu pamodifikavęs savo jau. Šitas, bet jo, pas tave biškė. Aš pripaišiau jau. Šalia prisipaišiai. Ir aš... Biškė gailiuosi jau, žinau. Aš kaip duchė vieną liku. Ne, kodėl? Taigi tą patį turim. Ne, dėl šito. Ai. Nes, čia biškė. Karačina. Man jau unikė pisa protą. Čia jeigu nesat matę, čia yra meškins, iš kurio klyna išeina laids ir įeina mikrofoną. Nu tai... Nu, bet tai na gerai. Nu, bet šitas buvo žiauriai geras sprendimas. Jo, aš sakau, žiauriai smagu buvo. Aš irgi manau, kad čia labai smagu buvo. Čia jokinga buvo tikrai. Ir dabar prie mano, ne? Nu, birželį rodyk. Greitai. Aš čia tipo, čia ne... Čia iš birželio šiaip daug turim labai, nes tai va, mūsų čia yra toks. Čia yra iš Ole festivalio, iš kur esat girdėję didžiąją dalį mūsų istorijų. Ten viskas vyka 4 dienų tarpe. 4 dienų tarpe yra vieni smagiausių ir blogiausių prisiminimų iš ten. Per 4 dienas mes nugyvenam daug. Tikrai daug. Įspūdingai daug įvykių. Visokių meilės, skausmo, liūdesio, baimės. Nu viskas buvo. Ten buvo viskas viename.
Ir buvo žiauriai linksma. Belė kaip. Belė kaip. Todėl reiks važiuoti dar kartą. Aš važiuosiu dar kartą. Man sakė, kad tu jau bilietus nusipirkai. Taip, aš turiu bilietus. Aš jau Jolę nebevarysiu tikrai. Bet Kodėl buvo ne? smagu labai. Kodėl ne? Na, fik, nu taip, ten man buvo per daug. Aš tuo metu, tuo gyvenimo metu buvo žiauriai gerai, bet dabar aš jau nebepasiruošęs. Gailėsi, ne? Aš irgi. Ne, nesigailiu, šiaip, kad variau, nes buvo žiauriai linksma. Gailiuos dėl kai kurių gal poelgių savo tenais, nes ten buvo per daug tiesiog. Ne, tipo, jo, buvo smagu, bet aš vat irgi, aš nežinau, ar kartosiu taip pat. Jo. Nes man tiesiog baigsis egzai ir man čia bus pirms dalyks po egzų, tai visai gal smagu atšvesti, bet nežinau, ar aš noriu taip ekstremaliai, kaip buvo taip. Aš norėčiau, kad gal nebūtų tiek daug emocijų išgyventa per 4 dienas. Aš Liepą turiu irgi dar, Liepą, ne Liepą, o iš Olės turiu video. Nu va taip, karoči. Ir dar variai maudytis paskui. Į jūrą, jo. Tai šitas yra jo, kad aš išsitatuiravau ant vienos kojos tuki, ant kitos už visus. Turiu dabar tokias tatuiruotes. Dėl šitų Biški gailės irgi, ne? Biški gal yra toks, mes kur dabar esam pasižiūriu. durnų sprendimų jau padarė. Jo, bet iš kitos pusės aš galvoju, fuck it, koks skirtumas. Nu, jo, visiškai. Nesvarbu. Aš sakau, kol gali paslėpti, tol nieko baisaus. Aš užsidedu Mike ilgom rankom, nieks nežino. Ir aš dar turiu fotkę dieną prieš Olę. Wow, čia kaip. Čia yra diena prieš Olę, kai mes išėjom su Alita į miestą su šuniu. Čia yra mano peperiukas šuo. Išėjom atsigerti po vieną kokteilį, nes aš nusipirkau va šitą suknelę ir galvom, kad išeinam su gražiom suknelėm šiandien į miestą. Ir mes išėjom su gražiom suknelėm į miestą, su šuniu, pasiėmėm po vieną kokteiliuką, tada pasiėmėm antrą, tada nuėjom į kitą barą, pasiėmėm trečią kokteiliuką, atėjo mano dar viena draugė. Ir tada mes žvengiam ir tada skambina Šileika. Aš atsimenu jau. Ką veikia, sakau, esu su panom bare, bet varysim namo. Ne, atvarykit pas mumis. Ir mes buvom ofise. Jo. Mes buvom ofise ir jos atvarė tada. Jo. Ir buvo žiauriai linksma, bet aš atsimenu, kad mes žvengiam, tūsinom ir tada žiūri laikrodį, kad jau yra 8 ryto. Ir tau reikia darbo. Ir man reikia darbo. Ir aš nuėjau po visos šitas nakties į darbą, aš atidirbau ir aš turėjau 8 klientus iki 9 vakaro, nes aš susidėjau visus klientus, kad kitą dieną galėčiau Jolę išvaryti. Ir aš atidirbau visą dieną, išsimegau ir tada variau Jolę. O tu tą pačią dieną išvari Jolę. Jo, ir aš variau Jolę pilnai trūkęs, gatavs. Aš grįžau į chatą. Mums reikia išvažiuoti jau su draugeliais. Keliu jos, ten buvo apie pietus kažkas. Imkit ir mašinos raktus, aš susidedu daiktus, važiuojam. Va, ir aš atsiguliau į galą ir į Palangoj, va taip atsiradau. Net nesupratau, kur jie ten sakė, Klaipėdoj, Akrė buvo, dar kažkur, aš net nežinojau. Mane pilnai bet kur galėjo vežti. Į Maskvą būtų išvežę, būčiau nepajutis. Nu taip gyvendom. Jo. Nu ir ką dabar? Nu ir gerai viskas. Ir dabar susiradom antras pusės ir gyvenom ramų, tvarkingą gyvenimą ir dirbam. Taip. Ta pas mane Liepa jau yra. Dar turiu vieną iš Birželio, palauk. Čia mano pirmas pasirodymas buvo. Čia buvo paskutinė VTP laida sezono. Ir čia buvo mano pirmas pasirodymas storiuose, kad aš VTP esu. Ir čia geriam špriciukus, aš atsimenu, išgeriau 2 gal špricus ir man jau trenkė galvą, nes ir karšta buvo ir aš jau jaučiu, kad aš jau nebepašnekėsiu ten jiem už kadrą. Tai buvo labai smagu, paskui išvarėm į miestą. Smagu tą vasarėlę jau norėčiau. Jo, ir tada turiu Liepą. Tai čia buvo, kad mes nufilmavom su Zimantu, Godu ir visais vyrai ir tada labai gerai susibendravom. Ir tada turėjom hobį važiuoti į Lietuvos dvarus. Į 2 nuvažiavom. Tiek hobis truko. Bet mes, žiauriai faina buvo labai abu kartus, nes tiesiog
čia iš viso random gavosi va šitas būtent važiavimas, nes po Godo visi vyrai nuvarėm pavalgyti. Ai ne, kitą dieną jis atvarė, nes paliko kepurę ir tada aš baigiau kaip tik darbą, mes nuvarėm pavalgyti ir sakom, ai pasivažinėjom dar kažkur muzikos paklausysim. Pažvengsim ir tada savo, gal varom į dvarą. Sakau, davai, ir pasižiūrėjom, kad dvaras yra Šakiuose, kas yra toli. Porą valandų. Jo. Apie porą valandų kelio ir mes tiesiog važiavom porą valandų iki Šakių dvaro. Ir aišku, ten niekas nedirba, nes važiavom jau naktį, bet apžiūrėjom apylinkės. Jaučiu gražiausią saulėlydį savo gyvenime tada. Ir buvo labai labai smagu, atsimenu. Ir labai gerai subendravom su Nedu. Mes šiaip prieš istoriją su Nedu buvo, kad aš nekenčiau jo žiauriai. Aš žiauriai jo nemėgau, dėl to, kad jis žiauriai šlikščiai su manim bendravo. Ir aš jam sakau, ko tu su manim tai bendrauji, ir jis kažką išsipisinėjo iš manęs. Ir labai nemėgau aš jo ir labai nemėgau su juo būti. Ir tada mes nufilmavom su juo. Ne, mes kažkada susitaikėm, pasišnekėjom ir tada nufilmavom šitą. Ir tada aš supratau, kad mes žiauriai fainiai suvaibinom ir kad tiesiog tam buvo nesąmonė. Aš žinai, ką supratau, ant kiek bičiai ir panos kitaip pasakoja istorijas. Aš fotkė, va, čia tas buvo. Trys sakiniai, manau, užtrunk, pastebėkit. Pas Godą yra istorija. Prieš istoriją ir dar po istoriją. Kas buvo, kaip buvo. Jo. Nu, emocinę būseną apsipasakoji visą laiką, tada veiklą apsipasakoji būtinai. Kas aplinkui. Ir dar kažkas. Jo. Fizinius visokius jausmus. Tai jeigu tinkit klausyt, spauskit tą, kur 10 sekundžių, kol jisai pradeda šnekėti ir tada susistabdykit. Tai va, tai žodžiu, su Nedu labai gerai sutarėm ir važinėjom į dvarus ir tapom gerais labai draugais ir labai labai prisižvengiam ir labai džiaugiuosi, kad jį sutikau, nes tikrai nuostabus laikas buvo. Tai va. Gerai. Čia aš dar turiu iš Birželio. Čia po Olės kitą dieną varėm pas draugus į Klaipėdą, pakūrėm laužiuką, hodogai, geras laikas. Tiesiog pačilinti po rimtą festivalį. Čia Kalotė? Ai, kur čia buvot? Prie ežero kažkokia, bet nežinau koks. Čia prie Klaipėdos? Taip, čia Klaipėdai, draugai iš Klaipėdos. Tai čia buvo toks recharge'as ir einam prie Liepos. Aš vėl tūsė. Liepos 6. Atsimenu šitą. Liepos 6. Aš esu kitam Cable parke, Kaune, draugai Marse. Aš vėl judu. Vėl buvo judesys baisus. Jo, aš judėjau, draugai Marse, variau aš, Garšva, Zimka, nu ir buvo. Gavos apie 24 valandas, tūsas ten kažkas tokia, visai smagus. Smagu buvo, nes Oliai turėjau namuką, ir tenai ein žmonės, tu ateini nepažįstami, žiauriai nervint, tavo daiktų daug kompo, jį padėti kažkas, biški panika, o ten atvariau vieną dieną, nieks nemana, galiu eiti kur noriu, vaikštų su batais, ten pokai absoliučiai, nieko nereaguoju, kas man ką sako, eik iš čia, gerai, eini į kitą namų, tipo. Tai tas biški buvo netiek daug streso, nes nereikėjo nieko rūpintis, tiesiog galėjau patūsinti. Bet kai reikėjo grįžti iš Kauno į Vilnių, tą pačią dieną, labai blogai. Labai blogai. Mašinai kelionė, tai yra tragedija. Labai blogai. Tragedija. Aš dabar į Romą, kur skridau, irgi skridom šeštadienį naktį, 5 ryto. Tai mes penktadienį sugalvojom varyti į miestą, kad tipo nereiktų eiti mėgoti ir tiesiog geriam visą naktį, atvarom į lėktuvą. Prašiausias sprendimas. Jo, tai mes prigeriam galerijai, atvarėm į oro uostą, praėjom patikrą, vos susigaudžiau, kaip įeit, vos praleido, kur aš turėjau pro tą eit, va taip laikytis. Ir prasistumti save. Vos netokį lygį. Ir tada dar oro uoste pasiėmiau pizzą ir alaus. Eiktų na. Susišoviau tą alų, blogiausias skrydis pasaulyje. Sėdėjau prie langą, atsikeliu, galva plyšt. Į tą langą. Chujovo. Suprakaitavęs, myšt, noriu, belė kaip. Reik pro žmonės, žadinau moterį, kad mane praleistų. Vandenį pirkau, nes, karoči. Neskriskit džiauriai pripisi. Jo. Biški išgerti skrendant bairis, bet jeigu ateini pilnai gatavs, labai nesąmonė, tragedija. Man skrydžiai irgi sunkiausias. Nedarykit. Keliauti pripisusiam yra super bad. Jo. Aš dar turiu, čia kaip ir Birželio paskutinė diena, Liepos 1.
varėm. Jo. Tai čia, matau, kad tipo fotkė įsikelta yra Liepos 1, bet čia šiaip važiavom birželio 1. Tai čia buvo mano pirmas deitas su Ernestu. Ir nuo čia tik gerai, na. Nu, tipo, apmažėjo tūsų, nes jau mes hardcore varėm tikrai tą birželį. Nu, nuo kovo iki birželio, čia mes nieko daugiau nerodom, tik tai tūsus. Tik tūsai, taip. Daugiau absoliučiai nieką neveikėm. Buvo labai hardcore'as, bet čia susitikau Ernestą ir buvo labai smagus. Laikas čia labai smagi diena buvo. Aš dar atsimenu, kai pasakoju, oi ne, mes čia tik šiaip varom pabūti su klientu biškiu. Tiesiog mane išsivežė iki jūros pažiūrėti. Čia tikrai nieko nebus. Va, prašau. Pusę metų buvo. Prašau, nu, va, nieko nebus, matai. Nereik prisišnekėti. Nes aš atsimenu, mes dieną prieš šitą, mes varėm prie ežero, atsimeni? Jo. Ir mes tada mane parvežė namo ir mes dar šnekėjom su kubliama, tipo, varau rytoj deitą ir sakau, paskui viskas, tipo, jokių barnų, nebenoriu, sakau, nei tūsų, nei barnų, tipo, viskas, tipo, aš vieną būsiu ir užkniso per daug energijos reikalauja. Ir tada nuvariau, galvo, oh fuck, čia per gerai yra. Čia yra, tu paleidai ir iškart atsirado. Kitą dieną. Turi paleisti, jo, turi paleisti. Tai... Man Kotryna šitą irgi pasakoja. Sakė, jin buvo paleidusi jau, va, ir po savaitės išlinda. Va, grinai, kur sakiau viskas, tipo, aš klauns, išlėjo kautojėlis. Jau kautojėlis. Jo, tai čia nuvarėm pirmą deitą ir niekad ir nebeišsiskyrėm po to pirmą deito. Jau paskui, nu, tipo, kiekvieną dieną beveik matėmės iki pačiol. Tai dabar gruodį buvo pusę metų. Sveikinimai. Ir sausis va 7 mėnesių. Sveikinimai. Žiauriai greit laikas eina. Švenčiat mėnesinės? Ne. Kai vėluoja, tada švenčiam. Kai jau jos atein, kai vėluoja ir atein. Jo. Aš turiu va iš Liepos dar labai gražią nuotrauką, kai pasirodžiau Aidinti vasarą. Šią vasarą vėl bus Kaune. Neatsimenu, kaip vadinas. Su klaustuku Kaune. Ai, aha. Tu irgi buvai. Buvau. Neatsimenu, kaip, bet Kaune, žodžiu. Vasarą, žiauriai faina, graži fotkė įmėsiu. Tai va čia pasirodžiau. Buvo smagu. Nu ir aš prie rugpjūčio jau einu. Aha. Jo, tai parodyk rugpjūtį. Tai va, rugpjūtis. Čia yra kaip statės klubas. K2. Kur dar nežinojau, kad aš čia būsiu vedėjas ir prieš 500 žmonių sėdėsiu. Insane. Čia rugpjūčio 2. Tada čia yra rugpjūčio 18. Mes filmuojam podcastą. Kažkelintą. Nežinau, kuris. Gaila, kad pirmo neturim. Pirmą neturim, kažkaip reikia pažiūrėti, kada buvo. Ta, pažiūrėsi, kada įkeltas pirmas. Prieš 6 mėnesius. Liepos 10. Įkėlėm pirmą. Pasimatymo istorijos ir primyštos bravos. Liepos 10. Ai, nu tai čia buvo koks 3-4. Jo. Čia labai fainas epizodas, čia buvo daktarų istorijos, atsimenu, ir labai fainas setas buvo tada. Ir čia yra rugpjūčio 30, kai varėm su genetiškai mutavusiais žmonėm į Palangą. Su Ryčiu ir su Emiliu. Kaip faina. Buvom Palangoj, darėm šūdus visokius. Linksma buvo tikrai. Labai kietai. Nes Emilė buvo pasikalbėjimai ir kažkaip visi varėm kartu dar pabūt biškį. Visai smagu. Good times. Ok, pala, ką mes čia dabar rugpjūtį žiūrim? Taip, rugpjūtį. Čia rugpjūčio 14. Čia dažau K2 komedy klubo sienos, kai dar nebuvom įsirengę. Visi prisidėjo, žodžiu. Jo. Pilnai visi prisidėjom. Jo, Miglė ten šveitė tualetų, tas keramikas. Va. Šitą gal reikia įdėti. Čia irgi Arensas buvo, dažėm sienas, šveitėm viską. Ir buvo labai smagu. Kas čia toliau? Rugpjūtis? Jo, čia Turim rugpjūtis. rugsėjį jau dabar, ne? Jo, jau rugsėjais. Gerai. Tai aš iš rugsėjo turiu... Čia yra rugsėjo 27 po pirmo kaleidoskopo. O. Kai padarėm pirmą kaleidoskopą, čia irgi buvo viena iš smagesnių dienų mano gyvenime, nes padariau pirmą renginį. Jo. Kur pats organizavau. Nudarėm su Nedu Zymantu, ačiū jam.
Šiaip jis daugiau jaučiu darė negu aš. Aha. Aš tik panikau daugiau. Bet buvo žiauriai smagu. Nes gavos, buvo klajums. Eikit pažiūrėti, jeigu nesat matę irgi A-Team kanale. Buvo smagi diena. Jo. Gerą dieną. Ir Magas Antonas čia mums rodė triuko. Jo. Pamenu Tai čia, šitą. va, tokia fotkelė. Gerą dieną man buvo irgi. Faina. Jaučiaus kažką nuveikęs gyvenime. Jo, šiaip labai geras renginys buvo ir faina, kad aš labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad tokį padarėt. Ir dabar neseniai visai, ne, dar naujas buvo, bet nepaleidot, Da, paleisim naują, Ai. paleisim antrą ir turbūt, kad bus dar. Greičiausiai, kad Jo. bus dar. Geras konceptas šiaip labai, aš tikiu Taip. to projektu šiaip. Pas mane rugsėjo 2 grįžom su vėl tą patys iš atostogų, tai čia buvo tas legendinis video rugsėjo mėnesį. Kelkis Lietuvą. Kelkis Lietuva. Ir tada variau Kaip į mes savaitės nuo rifą. šito daėjom iki Bardako budelės. Čia buvo du big dalykai. Tas videks Aha. Lietuvoje buvo ir šits jaučiu. Ir Čia jie budelė, jo. panašiai stovi panašiam lygiai. Taip, ten buvo šiaip sukelkis Lietuvą, kur aš atvariau, aš buvau 3-4 epizodus buvus, tik tai tam vėl tie patys užkadriai ir aš nelabai dar supratau, gal ten ir sistemas, nu, tipo, dar nebuvo Nu jo, tokio jo. didelio ryšio. Ir aš ateinu po atostogų ir tiesiog sako, darysim, ai ne, man parašė dieną prieš, davai perkuriam žodžius, tai buvo goda perkur žodžius, tai ten tie žodžiai, kurie yra perkurti iš originalios dienos, aš perkur. Aš rašiau žodžius. Tai atėjau ir Rolandas atnešė pilną dėžę visokiausių rūbų vatų, kuriais mes apsirengę. Aš perkuriau žodžius, Stonkus iš kažkur gavo instrumentalą, kad galėtume, Jo. žodžiu, visi buvo lygiai prisidėję. Ir buvo labai labai smagu nufilmuoti. Daug šitą. investavė į šitą parodiją. Labai stipriai prisijokiau. Ir tada mane pakvietė į savaitės rifo Savaitės podcastą, buvo rifo. atėjus. Irgi rugsėjo 13. Ir vėl tūsai biški buvo, bet jau apmažėjo. Jo, ten jau tokie pavieniai, Pavieniai netyčia. eventai. Netyčia iškrisdavo jau kažkoks, kur gal pažiūrim, ar dar smagu gal. Jo. Ir tada nueini, ble, čia jau tas pats. Gal rišam. Gal rišam šitą jau. Taip. Gal rišam. Tai čia rugsėjais buvo, Jo. dabar spalis. Aš turiu vaspalį tokią fotkelę. Kokia gera. Jo, čia fotelė atsigabeno. Čia mes jau bandėm kurti naują setą podcast'ui šitam ir bandėm nešti fotelį iš dartos čia. Jo, iš dar to. Iš Dartos ne, čia. ne dar to, čia dabar esu čia tik tarp Jo. mūsų. Tik tarp mūsų. Ir aš ten jaučiausi žiauriai nejaukiai. Ateinu, viskas gražu, balta, su Kvepia. kilimu. Ir aš ateinu, toks kurva su barzda, blėt, su treningais, man atrodo, buvau su Jo. džinsais. Ir dar turi, ir tipo nešti fotelį. Ir Goda turėjo irgi imti fotelį. Ir man ne faina buvo, kad tau reikėjo nešti fotelį, bet ką daryti. Ne, Ką linksma buvo. Ir netilpo fotelis į mašiną, tai aš turėjau vieną patį ant fotelio, sėdėjau prie gatvės. Kol Vieną aš patį. atvažiavau, Be jo. jokios mašinos, be nieko atrodė iš šono, kad aš tiesiog atsinešiu fotelį ir atsėdu Pilies gatvėje. Ir kažkas norėjo pirkti tą fotelį. Taip, Kol mes močiutė laukėm, kažkokia. norėjo nupirkti fotelį iš mūsų ant vietos. Jo, sako, kiek Kas fotelis dabar yra. gal būtų gera idėja, nes jo taip ir nepanaudojam. Jo. Nu, dar panaudosim gal Jo. kažkada kažkur. Tada turiu spalio 18, mano pirms K2 Comedy Showcase renginys. Turiu tavo šitą fotkerį. Nu jo. Mano pirms K2 Comedy Showcase renginys, žiauriai šikau kelnes, žiauriai patenkins buvau, kad tokį opportunity gavau. Dabar šits va vaiks, kur čia buvo, nebe tai parinas. Nereikėjo tiek baisiai parintis. Jo, aš atsimenu, ten labai labai parinis. Baisiai. Ten tiesiog buvo toks, kur mes nesam niekad pasirodę prieš tiek žmonių. Nu. Ten buvo žiauriai daug žmonių. Pilna salė, 500 žmonių, nesu matęs tai gyvenime. Jo. Bet Bet atsimenu, smagu. buvo 2 renginiai, man atrodo. Jo, Ir jo, pirmam ten toks buvo dar įsivažiavimai ir antras jau žiauriai geras buvo. Crazy, čia yra crazy. Va tokį prisiminti, čia insane. Vis negaliu patikėti, kad dabar man čia ateit yra jau toks. Mes per daug priprantam, žinai. prie Mes labai dalykų. greit priprantam. 2-3 mėnesiai viskas. Ir tu jau pripratęs, ai čia šiaukeisas. Jo, noriu dar daugiau. Duokit Ai, dar daugiau. šiaukeisas, galiu 3-4. Jo, Kiek reik- kiek nori? tau pervesti reikia? Kiek reikia, galiu šiaukeisas. Šiaukeisiu. Bet čia tobulėjims vadinasi, ne? Jo, Čia vadinasi manau, kad tobulėjims. jo. Cool.
Reiškia, Spalis, ne? kažką Dabar čia veikiam. pas mumis. Jo, čia buvo spalis. Spalio 27 metės gimtadienį. Pirmą kartą kibiną valgy? Jo, pirmą kartą ragavau kibiną šį čia. Ne. Gyvenime, jo šalta. 25 metų valgy pirmą kartą kibiną? Nu, čia 2-4 dar buvo. Ai, Dar sorry. 10 dienų čia dar. Jo, ir spalio šitą tavo turiu, jo, fotkę. Jo, palačia spalis yra. Ai, čia lapkritis tavo šitas video. Įdėsim. Iš gimtadienį neturiu jokių lapkritis. fotkių? Iš savo? Jo. Mano lapkritį gimtadienis. Ai, sorry. Ne, tai Sorry. viskas sako. Tai pala. Tai spalio dar turi? Ar... Ne, Ai, lapkritis. lapkritį, nu davai. Tai va, turiu lapkritį su Antanu Nedzinsku. Aš vedžiau renginį Open Mic'e ir Antanas Nedzinskas atėjo padainuoti. Smagi diena irgi buvo. Ir šito rodė per LRT. Jo, šitą ne? per LRT rodė. Tai Aš net nežinojau. Mane yra rodė jau per LRT ir per TV3. Excellent. Ne? Jo. Per gerą vakarą šau per Vito Jo. siužetą tau rodė jo. Bet visur šnek ne apie mane. Aš tik esu buvęs, bet niekur ne apie mane. Čia šnekėjo apie Antaną, Aha. tik aš mačiaus, o ten per TV3 šnekėjo apie Vitą, tik aš bančiaus irgi. Jo. Tai dar kol kas apie mane niekur nešnek, bet... Bet tai jau eini link to. Snukys lend. Snukys lend. Snukys lend kažkur. Čia lapkritis, ne? Jo, čia jau lapkritis yra. Aš lapkričio turiu gimtadienio nuotrauką iš savo gimtadienio. Oi, aš pas mane lapkričio vieną fotkę. Vieną fotkę? Jo, ir daugiau grodys iš karto. Gerai, aš lapkritį turiu savo gimtadienį, kad atšventėm. Tai apie gimtadienį Kelinta pasakojam. čia diena yra? Būtent šitą? Jo. Daryta lapkričio 9, bet šiaip 10 mano 10. gimtadienis yra. Prisiminkim. Jo, mano lapkričio 10, tai čia šventė mano gimtadienį, buvo labai labai smagu. Ir čia, man atrodo, man buvo toks klikas, kur, okei, man viskas labai gerai yra. Kur atėjo labai daug draugų pas mane į gimtadienį pasveikinti, kurie nuoširdžiai norėjo atvaryti pasveikinti ir nuoširdžiai norėjo leisti laiką su manim, tai man buvo žiauriai fainai ir labai smagu, kad tiek žmonių atvarė ir tiek žmonių norėjo leisti su manim vakarą. Aš tai bijau daryti savo gimtadienį. Ką neatvarys? Nu ką, žinau. Atvarys, tiek, tai aš būsiu, tikrai, Kotryna bus, aš būsiu, Erinis atvarys irgi pasikėsim, Emilis atvarys. Neužėkiau čia visą brigadą. Bet nežinau, kaip daryti, nes mano gaunasi Kambariokai visi sekmadienis. Šeštadienį švesk. Aš tai švenčiau irgi, taip pat mano irgi gavosi. Bet nenoriu šeštadienį, aš penktadienį gal daryčiau. Nu, nesvarbu čia. Čia ne jūsų Jo, reikia. aš kažkada gimtadienis mano. Vasario 9, ne? Taip, Matai, kaip žinau, kokią aš gerą. tavo lapkričio 10 aš irgi žinau. Aš turiu viską kalendorių išsirašęs, aš dėl to ir neatsimenu. Tada dar turiu iš lapkričio, kad čia variau į Delfi TV nepatogus klausimus su Goda problema. Tada turiu, variau dar tą pačią savaitę, čia viskas buvo. Čia tik tarp mūsų. Ai, sorry. Į tą pas Panasi podcastą. Tada dar turiu video tavo iš... Žiūrėt negirdėtų podcast'o, sekit mane Instagram'e, Godos, nesekit nahui, nereikia. Užtenka jau. Jo, užtenk, turim, blėt. Followerį jau. Tokį turim. Čia lapkričio 25, čia taip norėjau įdėti tokį, kur eina mano geriausias draugas į kitus podcastus. Ir tokius dalykus sako. Ai, followinkit mane Instagram'e, Kristupas Taškašėleika, man reikia follow. Man reikia followerį. Aš nespėju Godos vytis, blėt, jinai vėl tie patys didžiausiam kanalė, aš nespėju. Jo, ir Aš jisai renkasi nespėju savo rinkt. followers. Čia yra partizaninis marketingas, kur tu nusadini savo priešininkus ir kad save iškelt. Jisai apie mane sako, kad manęs nefollowintų, kad pas mane nesirinktų, kad spėtų prisivyti, blėt. Man geras draugas. Tai nesąmonė, dabar Kristupas jeigu šneka. kažkur važiuosim ar stand-upint ar kažką, tai kaip aš turėsiu 3 štukas followerių, Kaip tu man 10. jaustis? Kaip Tai man ar jaustis? čia lygų yra? Ar čia lygų yra? Nesąmonė irgi. Ne, čia tai nesąmonė tada. Čia Ir nesąmonė. dar turiu iš lapkričio 29, čia yra mano kolegė Greta. Aš ją lydėjau vertis į nosį Auskarą ir mes nuėjom ją įverti Auskarą į nosį ir ten buvo Black Friday ir sako, mes dabar turim žiūri geras nuolaidas Auskaram. Aš sakau, nu,
aš visai norėčiau, bet aš ateisiu gal kitą dieną. Ir tada sako, ne, tai čia mes 5 minutės užtruksim, nes aš vat po šito grinai ir turėjau tą Delfi TV pas Godą problemą. Ir aš sakau, aš biškis skubu, tipo, man reikia varyti. Sako, čia 5 minutės. Ir pravėrė ją į nosį ir aš tokia žiūriu, sakau, nepisudai, į spenelius susivers Auskarą. Ir čia yra diena, kai... Ai, tu turi Auskarą speneliuose? Jo. Ok. Abiejuose ir žiauriai skauda. Labai skauda. Iki dabar? Kažkas. Ne, dabar tai jau viskas ok, bet šiaip... Net nuburti biškį. Jo, ir prastai gyja, ir labai skauda, kai veria žiauriai. Tai jeigu panas kažkas galvojat, tai labai ir negali liesti, ne? Jo, 5 savaitės negalima liesti. Eik tu nahui, tai... Jo, bet labai sunkiai gyja, iki šiol dar, tipo, Kotryna, ne jeigu žiūri, visiškai nedaryk užgyja. taip. Bet čia yra geriausi Auskarai, kokius esu. Gerai, kirp šitą, žiauri, geras bairis net nesureagavo, nahui. Kad nedaryk šito? Ai, kad galėtum liesti papus 5 savaitės. Bet čia nebuvo geras bairis. Gerai, sorry, kirp, Marčiau, prašau šitą, nahui. Nekirp, Marčiau, palik. Kirp, aš išeisiu toj. Tai va, tai čia seriauskas. Tai žodžiu, kas galvoja? Bet rimtai, prašau užkirp, tikrai. Ne, kas galvoja? Prašau užkirp. Bet aš labai rimtai. Prašiau. Kur aš jo prašiau irgi iškirp. Jo, ir vapšė kainą išnek, nahui, kirp viską lauk irgi. Ir nepolvinkitės. Kristupas taškas Šileika. Ir aš dabar pasakysiu savo, bet iškirpsiu. O mano Instagramas yra... Ačiū, Marčiau. Tai va, ir ką aš sakiau, kad jis vėria Auskaras, tai jeigu kažkas galvojat labai skauda, bet labai prideda daug pasitikėjimo savim ir jauties visiškai, labai geriau jauties šiaip. Su Auskarais peneliuose? Jo. Gerai, aš gruodį turiu Infamous motherfucking krabą. Krabas! Gruodžio mėnesis buvo motherfucking krabas. Tai sakiau, darysiu krabą tatuškę dabar. Tai va, turėjom krabą. Aha. Turėjom... Va, šitą irgi turėjau nusipirkti. Riterių video. Jo. Turėjom. Labai jokinga. Faina buvo tikrai. Ir turėjau patikrintą griovį prieš Kalėdas. Čia man jo patikrinta buvo. Ai, aš ten nežinau. Žinojai, rodžiau. Siunčiau. Erniai Videko, tai siunčiau tikrai. Erniai siuntim. Ai, jie dabar geresni draugai yra negu mes. Man sakė, kad su visai mašina, bet nežinau, kad... Jo. Tai va, biški buvom griovį patikrinę. Kaip tu čia įvarai? Ne, aš vairau, va tam ir esmė. Dar baisiau. Nu, kad ne aš vairau. Bet nemirėm, viskas gerai. Biški mašina, nieko ten, čia beveik nieko ir nebuvo. Tai ten pohui buvo. Biški, bet išvažiavam. Visi sveiki, karočią, viskas gerai. Nice. Tik biški patikrinam. Tikiuosi įdomu buvo pažiūrėti. Jo, aš irgi tikiuosi buvo įdomu. Pirma dalis tokia šiaip, ką veikiam. Jo. Antra dalis metų recaps. Tokie buvo mūsų metai. Visai smagus. Jo. Daug pragyventa. Žiauriai smagus. Daug padaryta. Daug atsitiko. Jo, ne, smagu žiauriai jaučiu pažiūrėti žmonėm. Jo. Ir su stand-upu, ir meiliu. Abiem buvo panašiai. Pradėjom stand-upinti, kažkokie šiaip dalykai vyksta ant šono, meilės atsiranda. Kietai. Jo, šiaip žiauriai fainai. Ir labai fainai buvo pažiūrėti, kaip augom per šitos metus. Nes daug tikrai vyko visko. Fainai labai. Ir buvo ir visokių ups and downs. Ir kur aš prieitus... aš nei vieną videką neturėjau kaip verkiu, jeigu nepastebėjau. Šiaip keista yra filmuoti, kad verki. Taip, bet aš norėjau tau klausti irgi, kodėl. Nes aš tai nesu taip daręs. Aš turiu pasiteisinimą, kad draugėm į čatą siunčiu video visą laiką. Ir išsiseivinu. Tai jo, aš jau pro čatą. Taip išsiseivinu. Tai va. Tai ir viskas turbūt, ne? Jo. Ačiū, kad žiūrėjot. Ai, pala, dar baigiamasis žodis, kad kelsime dabar kiekvieną savaitę stabiliai video. Taip, ketvirtadienį. Ketvirtadieniais. Ketvirtadieniais. Jo, kelsim kiekvieną ketvirtadienį šitus podcastus ir tikiuosi, kad turėsime be ką šnekėti. Jeigu prieš tai turėjom, tai ir dabar turėsim. Kažką pasikviesim svečių. Jo. Reikia trečią mikrofoną. Dar reikia ir sofos naujos. Sofą gausim, viskas čia susidėlios dabar. Jo. Ties 11 podcastų gal pradėsim jau visą laiką, šiaip taip sakom, nuo 5 laidos. Jo. Bet vis kažkas ir pasikeičia. Kažką keičiam, jo. Būdavo barbershopė, tada jau čia, tada ant sofelių. Pirmąjį ant kėdžių tik sėdėjom, fotelį, tada jau sofą gavom, dabar dar mandresnė sofa bus. Jo. Remėjai yra kulta, gerkit irgi visą laiką.
Taip. Su mumis keliaus visus metus. Labai fainai. Aš dabar labai džiaugiuosi, kad mes turim galimybę šitus daryti ir kad darysim kiekvieną savaitę ir kiekvieną savaitę susitiksim. Ir matau, kad visiems, kad daug patinka žmonių ir kad daug kas žiūri ir antrą kartą peržiūri, tai labai esam dėkingi už tai. Tai dėkit laiką, subscribe. Pasubscribinkit tą kanalą. Negirdėti, gal dar kažką įkelsim netyčia. Jo. Kokį nors kažką sugalvosim. Greičiausiai, kad ne. Turėkit šitą, čia mes vienintelę vietą, kur esam tikriausi ir fainiausiai. Ir kur susitinkam. Ir kur susitinkam, jo. Jo, nes daugiau nelabai įmanoma susitikti. Tai palikit, prašau, žiūrėkit šitą, kad mes galėtumėm pasimatyti ir pabendrauti, nes labai fainai leidžiam laiką. Ką, susitiksim kitą savaitę? Taip, ačiū, kad žiūrėt. Viso gero. Ate!